Nu, bliat, zdarova, pacanai, nahui. Nu, arba Anglija, arba aktorinis kažkaip tai. Nu, paprastai, jo. Aš iš vis tą tokį vidinį marozą atradau visiškai netyčia. Kaip išsiskleidė tavyje marozas. Ir kai tu turi galimybę va šitą tokį, tą paleisti, tas visus demonoidus, žinai, šis belenkas yra. Man tai yra buvo, kai teatras užsidega, kai vaidinom. Dega užuolaida. Visas šonas, viskas dega. Žmonės taip... Kažkas tai kas čia vyksta, o mes din toliau. Nu, va, geras, tik tai be laidų, neina prabanų imti. Kiek tu nori? Ajendas kaina laiko, ble. Siemdis, ujemdis, ble, visą mordą nudroštą. Ką čia įsiminėjai su atsuktuvu hučias, su atsuktuvu su lomu jebašintam. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, Hebra, sveiki, įsijungę naują kontra epizodą. Su jumis, kaip visada, aš Micha, mano draugas Danas. Sveiki. Ir šiandien pas mus mano draugeliai, mano družbanai, mano korišai ir mano hebrantai. Daugiau sinonimų nežinau. Tai yra aktoriai, teatro aktoriai, kino aktoriai ir šiaip all in all maladėts pacanai Petras Kuneika ir Laurynas Jurgelis. Aplodismentai. Tai sveiki atvykę pacanai. Labas. Žiūrovui kontekstui, kad jie labiau žinotų, gal apie paskutinius darbus, aš taip galvojau, kurie galėtų jūs būt matę arba pamatyti. Tai tu, Petrai, vaidinai GO3 serialę Emigrantai apelsinai. Yes. Roką. Rokelį. Rocky. Jo, apie tai prasiplėsim. O Lauris Saulas, boksas, spektaklis. Labai geras. Buvom, žiūrėjom. Boksas yra, taip. Aš galvoju apie boksą pradžiai pašnekėt. Buvom visi lankėmės, ane? Taip. Petrai, tu neseniai buvai. Yes. Kaip įspūdžiai čia su Lauriu kažką tai šnekėjot? Jo, šnekėjom, kad labai, aš šiaip bendrai paėmus, aš labai džiaugiuosi iš vis, kad yra toks spektaklis, man atrodo, labai trūko visam markete spektaklių ir kontento ir nu, nežinau, tu kontentų nepavadinsi gal. Meninių reiškinių. Teatriniam pasauliu tokiam. Nu, tai labai trūko, tai labai faina, labai daug tokių pozityvių dalykų, kaip moderniais padarytas, kaip kinošnai, kaip į fainą žiūrėti, kaip iš tikrųjų net yra kartais iššūkis suprast, kur tą dėmesį laikyti ir panašiai, ir visi aktoriai, nu, ta prasme, aukščiausios prabos, man atrodo. Aš irgi noriu savo intarpą, nes Petrai, tu irgi sukiesi vaidinimas teisingai. Būni teatre, taip. Aš, Hebra, jeigu ką, nesu buvęs. Aš teatre lankausi kartą į metus, tai zaibi spektaklis, aš tokiam nesu buvęs, ten pizda, ten ringą pastatė vidury. Tas metu visą laiką esi, tai rūbiniai, tai ten filmą rodo, ten karočią, Hebra. Boksas, spektaklis boksas. Jo, čia tipo, žiūrovai, palaukit, neperinkit, čia tipo, what the fuck, pacanski pokalbiai, tipo, apie spektaklį kalba ir ten kažkas komentarus rašė ten, aiba, čia pacanai vaikšto į spektaklius. Ir ką, nu, tipo, čia visų pirma, o visų antra, šiaip, va tas pats boksas, nu, čia yra, nu, ne tai, kad labiausiai, nes mes neturim, man atrodo, su ko lyginti, čia yra toks, mano akise, vienintelis toks iš tiesų pacanskas spektaklis. Aš kažkaip gal dar pridėčiau, buvo toksai Kaune, bet man atrodo dabar nuėmė, buvo 4 pavadinimas, Kamilė Gudmonaitė yra tokia režisierė. Ten buvo spektaklis apie čiuvakus, kurie bando atrasti amžiną kaifą. Okay. Jo, tai buvo irgi žiauriai geras reikia. Gudmonaitė iš Kamanių Šilelio, ne? Taip. Tai nuėmė dėl to, kad dėl politinių dalykų, dėl to, kad Pelevinas Rusas nieko nepasisakė prieš, nu ir kažkaip tai nuėmė spektaklį, nors buvo soldautų irgi. Ir ten Kaunas visą laiką varydavo, ta prasme, aš pats tam vos patekau į spektaklį, aфиgenas buvo reikalas. Tai vat boksas, man atrodo, irgi toks, kur ten ir močiučių ateina, realiai, nu tikrai esu matęs, ten senjoro atvarė pirmos eilės, žiūri, kažką jie gauna iš to bokso. Ten ne tai, nu gerai, yra ringas, ten karačia pasikovoja, ten dar kažkas, tai, bet iš tikrųjų tai labai daug įvairių temų, man atrodo. Aš galvoju, kad tas vaidinimas labai gera terpė va tiems, kas gal per ekstremalų eit į būtent bokso varžybas. Taip. Bet va tas tai puikiai, tas me viską parodo, visą dramą sugretina. Jo, yra, va, pavyzdžiui, treneriukas buvo atėjęs. Tai sako, sėdi čia apie mane. čia apie mane, aš sako, antrą veiksmą verkiau, sako. Sėdėjau jo ir iš tikrųjų, nu kaip ir bairis, bet iš tikrųjų tai paliečia kažkaip. Tai dėl to, kad va tas
vyresnio tėvo, trenerio engimas, noras padaryti kažką žvaigždė, bet iš tikrųjų neleidimas išsiskleis, nežinau, kaip asmenybei, kaip sportininkui, kaip dar kažkam, kaip atletui. Tai vat jo, kažkaip man atrodo skamba tie dalykai. Nu. Ir trenerio vaidmenį irgi tam spektaklė, nu ten trupė labai galinga ir trenerio vaidmenį atlieka Marius Repšys, jo to kolegos bendra verslo partnerio kažką ten mucėlinusio prie praeitį Giedrius Savickas, Lukas Malinauskas, jo, visi savi, visi kariša ir vien bachūrų, tipo kaip čia, trupė. Tai bachūrų jo, bet dar kokios kovos, tipo, ten kiek reikalų yra tas kovos padaryti, choreografija, kur tu, nu, labai dažnai gali pasimiršti, kad ten iš tikrųjų yra, žinai. Bet vat, nevyksta tai iš tikrųjų. Bet vat buvo tokių ir komentarų, kur sako, tai jūs čia, ta prasme, matosi, kad jūs čia sustatė choreografiją, kad čia nėra, kad čia... Tai va, nu, aš sakau, jeigu tu realaus ten bokso nori, tai okei, tu eik, ten, žinai, žiūrėk, kaip boksuojasi kažkas, čia ne apie tai yra, čia yra kažkokia, ta prasme, imitacija, bet yra kiti dalykai. Tuo labiau, kad čia live, ne dubliais, ta prasme, viskas. Nu taip. Jo, ir tas pats pateikimas, jo, kad čia gyvai viskas vyksta ir, nu, tas, jūs, nežinau, lankotės spektakliuose, ne, apšvieskit mane. Yra dar tokių, nu, šiuolaikiško pateikimo spektaklių, kur būtų kinematografija su kamerom. Tai dabar pakankamai populiaru yra. Teatras progresuoja. Jo, bet jau kuris laikas, ta prasme, visai populiaru yra kiną miksuoti su teatru. Jo, nes tą duoda intimumą, žinai, juk aktoriai su mikrofais, jie gali intimiai kalbėti taip, kaip mes, jiems nereikia paduoti paskutinę eilę tada. Jo, tarp kitko, šitas irgi labai geras niuansas buvo. Labai patiko. Kad viskas girdisi? Jo, kad nebūtina, nes aš įsivaizduoju, kad ir aktoriui pačiam žymiai patogiau turbūt, kai jis gali intimų pokalbį turėti negu visai salėje. Čia tokiam žina tema, man atrodo, irgi, kur daug kas yra prieš tos mikrofus, todėl kad nebėra teatras, tai nu yra vis tiek, tau reikia ir balsą turėti, reikia paduoti iki tos paskutinės eilės ir man atrodo dabar netgi jau dar keičiasi į tai, kad grįžta vėl tas senas teatras, nes visas mikrofai, telikai, vizulkės, dar kažkas. Jau kažkaip, čia žiauriai greit atėjo, bet žiauriai greit kaip banga kažkur nueidinėja, dėl to, kad čia ne mūsų, sukasi ratas. Kontratrendas. Ne, bet aš dar, žinai, pagalvojau, man atrodo, ypač galėtų turėti didelę pagundą skūstis ir norėtų sugrąžinti tokie aktoriai kaip tu, kurie turi va tokį balsą. Aš galvoju, čia, žinai, labai daug rinkos. Kai tu turi tokį balsą, maks. Tai yra high-endinis balsas. Žinai, tai iš tikrųjų ir nori. Žemas tembras. Žemas, skardus, ta prasme, pizda. Japonija išmokė. Nu, visiškai balsas atsirado dėl kažkokių mokymų, kurias Japonijai turėjau. Anksčiau irgi buvo, ta prasme, daug labai nepasitikėjimo, ar čia gausis, užkimdavau pastoviai. Buvo vienose filmavimuose, jaunas buvau. Sako, čia reikia parėkti, reikia dar kažką, aš suprantu, kad nėra iš kur. Galiu, aš jaučiu, kad aš galėčiau, bet va, tiesiog priemonių... Bet žiūrėk, bet tai tavo tembro taigi nepakeitė. Jis buvo žemas, bet jis tiesiog dabar turbūt labiau rezonuoja. Jo, išlaisvino, gal silpnesnis jis buvo žemas, bet nebuvo tokio... Bet tu dabar, kai kalbėjau, skaičiau, yra technika, tipo, kur iš diafragmos kalbėti naudoji kažką tokio, ar tiesiog įpratis atsirado, kad, sakai, anksčiau skardis, nebuvo toks žemas balsas. Čia gal dainininkų yra momentas ten iš tos diafragmos. Bet aš būtent žiūrėjau, tipo, how to make your voice masculine. Tai pilna, dabar seniai, bet kokia tema. Tai aš ten žiūrėjau, tipo, kad tu turi galvot, kad kalbi ne iš gerklės, ne iš burnos. Iš kažkur jo. Pasakysiu paslaptį, tiesiog išgerk iš vakaro ir po to... Visi garsintojai ryte sako, kur garsina, sako, ant pachmo geriausiai eina, nes balsas smėliuko turi, jis toks žinai. Taip, pala, mes šitai prašokom, tu turėjai Japonijoje kažkokius tipo balso tembro mokymus. Ten ne tik balso, ten ir... Workshopą. Mokymai, teatre vaidinau pas tokį režisierių, bet šiaip tai aktoriaus ruošimo metodas, Suzuki metodas toksai vadinasi, tai realiai sustatė viską. Ten viskas yra apie vidinę energiją, animal energy tokia, ieškoma kažkokio tokio jėgos vidinės tokios, apie balansą ir apie balsą. Kai visą tai sudėlioji, tada
į vaidybą, nežinau, kažkoks požiūris keičiasi, galbūt tu gali daugiau skirtingų kampų į vaidmenis pažiūrėti ir taip toliau. O va tai žinodamas, turi kažkokių patarimų, nu man, pavyzdžiui, tipo, aš galiu dar balsą kažkokį tai išlaisvinti iš savęs? Ar tipo, taip yra? Baigta, žinok, viskas tavim. Ryte atsikėlęs turi 15 minučių riaumot prieš veidą. Į mišką, va, išlėk truputį. Ponia, reik parėkau. Gerai, bet mes čia taip apie tą boksą, taip ratais, kvadratais, nenorėdami suspoilinti žiūrovui. Tu gal kažką tai iš savo gyvenimo pritraukiai tenais, nu, vat kokia yra tas Saulo transformacija ir kom tau tas veikėjas pasirodė artimas? Visiškai neartimas pasirodė, todėl kad nebet rimtai, nes bičas save įsimylėjęs, daro ten vat storius, jisai dėl savo grožio turi ten didelių kompleksų ir man tas buvo, aš realiai nesu ten laivo daręs, tu čia turi užsidaryti ir vat monologas yra ir tau reikia pasakoti apie save, kaip tu čia kažką, tai man ilgą laiką nelabai pavyko, nes toks, net nežinau, kaip viskas vyksta. Bet kažkaip nežinau, ilgainiui ten bevaidinant. Ten tai žinok įtikinamai. Normaliai? Aš patikėjau. Tai gerai. Įdomi istorija ta, kad Saulas čia dėl to, kad mes turėjom Pietų Korėją skristi filmuoti. Jo, kažkoks paimtas ir be to yra tas boksininkas. Alvaresas. Taip. Tai Canelo. Turėjo būti prototipas, bet kažkaip tai ten, tiksliau ne jisai, man atrodo, Ryan Garcia, irgi toks yra. Taip, bet sudėta iš visokių detalių. Bet buvo karantinas, negalėjom išskristi, skridom ten kažkur į Vokietiją, o Hebra išvažiavo į Meksiką. Tai čia, man atrodo, teatriniam pasaulyje irgi yra kažkas tokio fenomenas, kad tu statant spektaklį, tu turi pinigų išvaryti į Meksiką arba ten Pietų Korėją dar kažkur ir padaryti dar filmą iš to. Tai čia, man atrodo, toks yra dar didelis pliusas, kur... Jo, aš kaip stynės, kad teatro biudžetas visą laiką mikro būna. Labai minimaliai, o čia vat kažkaip pavyko sudėti ir taip kažkaip. Dėl to, man atrodo, reklama didžiulė gavosi. Bet tai čia kažkaip iš rėmėjų tos babkės ateina, ar iš kur, nu, tas menų Valstybinis rėmimas, man atrodo, kažkiek duoda vis tiek, nu, reikia palaikyti teatrą. Buvo rašyta nuo teatro, nacionalinio, kuriame spektaklis yra, bet man atrodo, dar ir nuo kito teatro buvo rašyta, dėl to buvo visai didelis biudžetas. Nes atrodo, kad biudžetas tikrai nebuvo mažas. Jaučiasi. Biudžetas nebuvo kamerinis. Bet jėga, bet man atrodo, taip ir turėtų būti. Nu, ta prasme, tada vat, yra apie ką pašnekėt, žmonės šneka iš lūpų į lūpas eina ir atvaro Hebros, nu ten aš esu irgi iš rajono draugelių, ten ta prasme, kur jie gyvenime nėra buvę teatre. Čiagi boksas. Taip, suartinantis labai. Ir šiaip pats experiences, nu aš labai seniai teatre lankęsis ten studijų dar laikais, tai man čia buvo tas sugrįžimas, kad tu, nu, šiaip būdas ahuienai praleisti laiką, taip, nu, netgi pompastiškai sakyčiau, nes tu pasipuoši, tu pasiimi tenais kokią dailę kompanionę, jinai apsirengus pasidažius, jai tai yra experiences ir nueini kokybiškai gerai, kultūringai praleisti laiko ir tuo pačiu metu kažką tai dar ten savo smegeniniai pajudinti gerą pusę. Greitas toks komentaras, iš pradžio aš taip sėdžiu, irgi, nežinau ko tikėtis, bet kai tik Marius Repšys pasakė, kas ten per pitušarą, aš taip, čia bus geras, ne? Daškvarnas, tai tikrai šiautautas režisieriui, visai aktorių trupiai, Lietuvos teatrui, nežinau, nacionaliniam teatrui, kad leidžia tokiem dalykam vykti. Dar geras, kad reikia paminėti Aleksandrą Baranovą, yra toksai treneris, City Boxing. Mes ten mokinomės bokso realiai, aš tai nebuvau boksavęs iki tol. Kickboksą gal lankęs, muitai truputį, tai mus mokino bokso ir jisai padėjo kovą sustatyti, viską jo ten auklėtiniai kovoja, jis pats vaidina tą trenerį irgi. Tai kažkaip geras toks co-productionas, man atrodo. Jo, turi tikrą boksininką pas jūs toj pačioj, trupiai, kuris tapo, iš trenerio į aktorius, iš aktorių į trenerius. Taip. Marius dar irgi daug pridėjo, dėl to, kad tas tai ten pankratijono čempionas, ten karatistas, boksininkas, imtynininkas, ko jisai nedaręs. Tai rodymų kovą dar bus, mačiau, ir tada pertraukėlę kažkiek tai laiko. Taip, iki rudens. Tai patsanai, Google, spektaklis boksas, Nacionalinis dramos teatras, pirmas linkas, pirkti bilietus. Važiuojam. Let's go. Petrai, aš pažiūrėjau kelias emigrantų apelsinų serijas. Per gaustais su koduku. Tavo personažas. Tu tenais vaidini Rokį.
ane, kuris yra, kaip ir tu tikram gyvenime, tikras mačo. Castingas, rolė, kaip tu atsidūrei priešais kamerą tenais? Papasakok. Kaip aš atsidūriau priešais kamerą, tai matyt, toks introduction buvo, mes su tais pačiais žmonėm, turbūt tie patys rašytojai, produceriai darė kitą serialą, vadinosi Detektyvai 209. Irgi per GAU3. Nu, ten, kur irgi ir Matas ten toks irgi, jo, Matas Vildžius su Artūru Voiničiu. Jo. Ir, žodžiu, ten personažas biškiai tą pusę, ne tas pats, bet nu, ten kiauras, tiesiog personažas, toks marozas kiauras. Ir biškiai tą pusę ir turbūt gal pagalvojo, kad gal įmanoma ir biškiai tokią, sakykime, kitaip dar tą patį, tą tokį marozą pažiūrėti, žinai, kuris vat, būtent irgi parašytas Emigrantuose ir nežinau, mane pakvietė. Ir, žinai, iš kur jis atsirado, aš nežinau, man tai šiaip visi tie dalykai gimsta labai iš to, kaip parašyta. Ir aš negaliu, ta prasme, per mažai paryškinti to, kaip svarbu yra dramaturgija. Kaip, kiek daug tau duoda, tiesiog, vat, nežinau, kaip aktoriui, kaip bet kam, kuris bet kokį turinį turbūt darai, vat, kaip yra dramaturgiškai sudėliota, tada kaip yra, kokie yra dialogai parašyti, tada tau nereikia kažkokį dviračių išradinėti, tau tiesiog paduoda va, tą ir... Reikia atlikti gerai. Jo. Gerai atlikti savo idėją, bet jo. Nu ir man, žinai, man iškart sukonektino, kadangi aš Naujanose gyvenau ir Iškart pašaukė. jo, ir aš gyvenau Naujanose ir vaikštau į džimą Naujanų. Ir, blema, ten tų personažų seniai, nu, yra ten Max. Čia Darius Girėno Gym Plus gal? Darius Girėno Gym Plus. Na, taip, tie personažai mano pagrindiniai, nu, tas viena iš motivacijų ten nueiti, labai faina. Ir su visais pašneki ir viską, nu, ir iš jų ten, žinai, gavosi kažkoks tai toks vaibelis, miksas, kurį aš ten, vat man pasirodė, kad iš to. Ir, nu, ir va, taip ir gavosi, man atrodė, kimba su tekstu, žinai, ir jisai iš to ir gimė toksai. Rokas. Ok, nes iš esmės, nu, ten Rokas tam serialė tu esi, nu, neviniuokim į vatą, kokso bariga. Siurbė Wastono visur, kur tik įmanoma. Jasna. Man labai patiko, kaip tas personažas yra pristatomas, nes realiai tavo veikėjas yra pristatomas tau būnant kažkaip netyčia sumuštam pleže. Jo, ir tada tu toks, tipo, ką jūs čia veikėt, nu ir ten su pacanais pradedi mūtinti tą visą verslą. Tada jie ten, nu, nespoilinsiu, bet ten įvyksta išjudinamasis įvykis, kur tu toks, dabar dirbsit man. Ok. O čia yra su Rokiu kažkoks sąsaja? Čia tiesiog Rokelis ir Rokelis. Ten aš vietoj su impro ten buvo. Ok. Tai Sjonkės vyko Ispanijai? Tipo realiai Ispanijai? Nu, dalis kažkiek tai. Jo, nu, man atrodo, čia labai didelis komplimentas yra, žinai, operatoriui Petrui Skukauskui ir Dailį ir visiems, kurie, nu, ta prasme, visi, kas žiūri ir aš žiūriu, nu, tu pamiršti, kad čia yra realiai viskas Lietuvoje nufilmuota. Išskyrus 2-3 dienas mes buvom, kad grinai eksterjerą pagaudytų ir tą pačią pradžią nufilmuoti. Viskas yra Lietuvoje nufilmuota. Net ir apelsinų tie turgus, visokie, tu čia varėt į Kalvarkę, tipo. Ne, viskas buvo atskiras Lelijos fabrike, žodžiu, buvo setas padarytas. Ir jo, ir viskas čia. Nu, čiotkai. Aš žiūriu, ta prasme, aš pats apakęs esu. Wow. Nu, kino magija, nes kinas ilgainiui kas yra? Vienas didelis melas. Šitą patį žinot. Kontekstui tu kalbėjai apie tuos, kaip tu analizuoji scenarius, ant kiek yra svarbi gera dramaturgija. Nes, nu, apart to, kad, nu, tu aktorius vaidini, tu dar ir, nu, režisūros turi laipsnį, magistrą. O režisuoji, organizuoji kažką savo kažkokį projektą? LKC paraišką. Tai va, norėčiau iš tikrųjų dabar duoti LKC paraišką, nes turiu parašęs, va, kaip tik scenarijų. Džime veiksmas vyksta, action, žinai, Kur daugiausia laiko leidėte ten apie Aš prezentuosiu žiūrovą, kas yra LKC paraiška? Lietuvos kino centro paraiška valstybiniam kino rėmimui. Taip ir atspėčiau. Okay. Tai nežinau, reiktų paduoti, tiesiog aš pabaigiau mokslus, nieko daugiau nedariau, nes ieškojau turbūt teisingos scenarijaus, teisingos temos. Brandinai idėją. Jo, brandimas toksai. Aš turiu klausimą čia vat susijusią, ne? Aš nežinau, kad tu režisūros studinai. Vat, nu, tu išsilavinęs, ne? Režisierius pats ir tau duoda vat tokius veikėjus. Kaip jauties? Nes jauti downgradinamas, kažkaip nuvertinamas, ar čia all good?
Ne, seniai. Čia gal, žinai, kaip man yra labai artima, tai aš nežinau, aš iš vis čia galvojant, ta prasme, nežinau, čia per daug gal ne, nusakykite, jeigu aš per daug išsiplėsiu, man tai aš iš vis tą tokį vidinį marozą atradau visiškai netyčia, nes aš visiškai tokioj saugioj, ramioj, moteriškoj kaimo aplinkoje užaugęs. Nebuvo jokių marozų, aš iš Gargždų, nėra ten buvo tokių nusikaltėlių, tokių gaujelių, žinai, bet jokio tokio marozinimo, jokio tokio kaip atskiros kažkokios kalbos ar atskiro žodyno, nieko tokio nebuvo. Jie visi tokie, sakyčiau, kuklus geri žmonės Gargžduose. Ir Bet atsikrauščius į Pašylus. šiaip atsikrauščiau 10 klasę į Pašylus ir kaip tik tada buvo Zero išėjo. Tai čia iš vis pikas. Man čia yra, tipo, aš nežinau, ar jis yra pakankamai iš tikrųjų net įvertintas ir ar nėra pamirštas. Originalusis Zero. Pirmas Zero, man yra max, ta prasme, man yra... Geras ten yra undergroundas, tikrai tokių geras. scenų, masterpiece, visiškai. Ten yra, kas neveikia, ten tai, bet yra kur pizda, žinai. Ir aš žiūrėjau, ir man žodžiu, achujenai, sen. Ir aš pradėjau žiūrėti filmą, mes ten, kadangi čia Žemynos gimnazijoje buvo į tokią klasę papuoliau, kur labai tą vaibelį tokį marozišką buvo mano klasiokai mėgti, mes išvientas scenas mintinai, ten su magnetolu už dvacoką. Tai seniai šitą sceną aš mintinai mokėjau ir moku, gal aš nežinau, tiesiog mes vykdavo balius ir mes riffindavom tą sceną, aš vienas visą vyrindavau tiesiog. Davai, seniai, užkiek ten tą magiją, žinai. Ir taip organizavo tas tavo vidinis. Jo, ir jisai tiesiog atsirado man, žinai, aš kažkokią pajutau, gal kažkokie, nežinau, smegenų centrai kažkokie atsidarė, kur visiškai buvo neatrasti. Ir šiaip mes gyvenime, nelabai yra vietos, žinai, tu dabar ypač, jeigu tarp biški meno žmonių sukiesi, žinai, kažkas. Rašys tave labai greitai. Nelabai yra tos erdvės, ir plus, net tai nėra skatinama, žinai, tai yra daugiau kaip toks, nežinau, melancholiškas, nostalgiškas vaibelis, žinai, daugiau. Ir kai tu turi galimybę šitą tokį, tą paleisti, žinai, tie visi rusiną paleisti iš savęs, žinai, tas visus demonoidus, žinai. Išlaisvinti. Čia belenkas yra. Bet pas mus toks backgroundas, pavyzdžiui, matėt Lahainą, Neapykantą, su Vincento Kaseliu. 95 metų filmas, labai rekomenduoju pažiūrėti. Kodėl tokių filmų nedaro pas mus? Aišku, pas mus tie morozai yra kitokie. Ten apie 3 morozus ir apie jų tiesiog paprastą gyvenimą. Tiesiog ahujienas filmas. O kur veiksmas vyksta? Brazilijonas, man atrodo, kažkur tai. Lahaina vadinasi. Tai man vienas labiausiai įtaką padariusių filmų. Ta prasme, tokį duotų suvaidinti. Tai ten nėra, kad tu tiesiog forsus, morozus, ten kažką. Stereotipinis. Jos, ten blemba, ta prasme, kažkaip vis tiek paieškoti. Jo. Tai kažkodėl pas mus, man atrodo, nuo to traukėsi, gal nesinori tos virtuvės kažkaip tai rodyti. Aš nežinau. Tiesą pasakius, nemačiau tavo charakterio, gal tenais yra kažkas, tai, žinai, kažkas į tą pusę. Bet... Labiau pyra marozas. Labiau pyra. Aš galvoju, iš dalies, kodėl nevystoma šitą temą Lietuvos atmosferoje, nes, pavyzdžiui, Prancūzijoje mes turim labai daug visos kitos kultūros. Ir tas fonė jos nenustelbė. O Lietuvoje, jeigu mes pradėtume propaguoti, seniai čia mus buvo morozai, forsai, tai per didelė vis dar kultūros dalis, kad ją taip parodė. Jo, nes mes čia labai norime europėti, kad mes kol kas dar turim nuo to stumtis. Gal vėliau, kai bus tas kultūrinis ciklas, kartosis tada galbūt. Tas dabar ten lietuviškų serialų yra tas dalykas, sugrįžta, ne mafija visada dar kažkas, bet tai labai irgi taip, kaip čia pasakyti, taip sutirštinta ir šiaip per daug labai ir viskas taip netikroviškai. Tas pats Marius pasakojas tenais su kaliniais savanoriauja. Sako, ką jūs čia kūrėt, sako? Ką jūs čia kūrėt? Sako, kas čia per nesąmonę? Bet žmonės sėdi ir žiūri. Tai čia yra keistas fenomenas. Tai kaip realybė. Nes turbūt, žinai, mes ir įpratę ir norisi tą tokį sudramatintą, žinai, tas viskas biški, kad būtų sudramatintas. Nors, pavyzdžiui, aš mačiau dabar, neseniai prieš porą, yra naujas filmas Geležiniai gniaužtai, Apie imtynininkus? Apie imtynininkus. American Wrestler. Pasaka. Labai geras filmas.
Ir jisai, tarsi, nu čia labai neišsiplečiant, bet vat ką sureaguojant į tavo, žinai, kad mes labai sutirštinam, ten, aš manau, visur ir Hollywoode sutirštinam, mes tiesiog pripratę visą kiną taip žiūrėti, kad taip viskas taip didelis teiksai, žinai, viskas taip, tad konfliktai dramatiniai. Ir ten visas filmas, kur, kaip čia, žinai, nenoriu spoilinti, bet yra vietos N+K, supriešinti, lytis, amžių skirtingą, kartas, šeimoje nesusikalbėjimą. Ir niekas nėra supriešinama ir viskas tokiam subtiliai viskas taip parodyta, kur viskas grinai žiūrovo galvoje vyksta. Ir nežinau, gal kadangi mažai tų žmonių, mažai tų filmų tokių dabar aš matau, nu, nes aš galvoju, ar čia, aš net nebesuprantu, ar čia geras filmas ar ne, nesuprantu, nes viskas mano galvoje vyko ir aš net nežinau, ar čia ką aš prisigalvojau, tipo iš tikrųjų yra gerai, ar taip iš tikrųjų, ar jie tai norėjo pasakyti. Ir jo, dažnai, man atrodo, trūksta tokios kūrybos ir plus ten yra vien bachūrai, vien yra actionas, veiksmas su imtynėm, žinai, tai, nu, man atrodo, labai ten. Geležiniai gniaužtai. Efron bičas šitas. Ai, Zeko Efron? Zeko Efron, jo. O, okei. Ai, jis irgi smarkiai svorio priaugo tam filmui. Kaip Jis ten išsprogo, jo. Tu, Petrai, prasiplėtė apie savo tą, kaip atradai tą vidinį morozą ir embracinai. Nu, čizis skamba. Tiesiog. Vidinį patsaną, tiesiog, kad reik būt bachūrų. Ne, nu, bet transformacija vis tiek, jeigu ne, koks Taip, turi backgroundas. priimti savo visas užslėptas pusės, išlaisvinti. Jo, aš gal norėčiau kažkaip labiau taip moderniai pavadinti, žinai, integruoti į mūsų, bet, nu, okei, nežinau kaip. Nu jo, kiekvienas tai supranta skirtingai. Kažkas atrado vyriškumą, kažkas atrado vidinį morozą, kažkas tapo patsanu. Traktuokit kaip jums patogiau. Jūsų kontekste. Lauri, ar pas tave buvo kažkada toks periodas, nu, kad tu atrastum savo vidinį morozą, gopniką, patsaną? Tai aš ten, kur galvojom, kad Kalvarkiai filmavo tas Ispanijos apelsinais, tai aš ten užaugau, aš prie Kalvarkės augas. Šanchajui, tai pas mane visas šitas yra, aš tiesiog kažkaip, vat kaip Petrui gal atsirado šitie tokie vaidmenys, tai pas mane nežinau kodėl, bet atsirado visiškai priešingi ten, ta prasme, prasidėjo karjerą nuo ten Romeo, tokie kuklus, tokie jautrus, gal tokie čiuvakai, kur kažkaip čia užspausti tokie, nu, vat filmągi darėm kartu, užspaustas bičas, kur kažką čia, po to prasirauna jam ten, žinai, emocijas, bet šiaip tai toksai, vat, nu, toksai, bet visą backgroundą tai kažkaip tai turiu. Manau, kad dar ateis. Čia dar reikia biški. Istorija dar rašos. Taip. Bet su tavim, va taip, tu tas Zero paminėjai, va repetavai su čiuvakais, ten tas scenas atkartojinėjai ir tas padarė įtaką tavo aktoriniam, aš taip spėju. Blemba, šiaip tai įkvėpė, aš negaliu melų, ta prasme, tai grinai vyko, va, 12 klasiai, aš nežinau, kur stot, man buvo taip aфигенно atkartotas scenas ir tada dar priedo buvo į improvizacijos kursus nuėjau pas Bružą. Čia, jeigu tu gali taip va gyventi, čia jokauti, rifinti tai va, ir dar tu gauni babkis, O gerai, Lauri, tavo 12 klasė, matai, taip, Rapolas į teisę, Jonas į tenais orlaivystę, Marija į fiziką, aš stosiu į aktorinę. Tai buvo. Nu, arba Anglija, arba aktorinis kažkaip. Tai, nu, paprastai. Kaip pas Sergejų taip pat realiai. Ai, nu jo, Sergejus Severianovas. Tik jis pavyzdžiui išvažiavo į Angliją. Ai, okay. Arba ūkai, arba aktorystė. Nu jo, kažkaip aš ten vienu numeriu parašiau tą aktorystę. Nu, pas mane visada būdavo, kad nuo mažens visai daug filmavausi. Dar buvo Lietuvos kino studija tokia, Antakalnį, kur nugriovė dabar, tai ten kažkokios masuotės, ten dar kažkur visai filmuose istorinėse pasifilmuodavau. Ir jo, ir taip kažkaip, ten vaikų balsai, išsipildymo akcijos, tokie bairiai būdavo ten anksčiau. Kažkaip visai tame sukausi, bet to pačiu ir kiemas buvo su savo, nežinau, panetkiam ir kazino, ir ten draksais, ir visokiais ten dalykais, kurie sukosi aplinkui, nes, nu, toks laikas, Šanchajus, nežinau. Tai jo, kažkaip buvau gal truputį tarp to, ir ką čia veikti. Brolis buvo išvažiavęs į Angliją, galvau, kažkaip man atrodo geras variantas, bet vat gera literatūros mokytoja. Man atrodo daugam, jeigu turėjo gerą literatūros mokytoją, neskaičiau aš ten daug, bet kažkaip jinai taip, o gal davai čia nai. Nu ir viskas, ir kažkaip pas Oskarą Koršnovą buvo kaip tik rinkimai tenais į tos studijas, tai
Visai stojau ir įstojau. Nu ir kažkaip tai, man atrodo, tinkamas buvo vienintelis variantas. Pirmų numerių įstojau, važiuojam, Lama sako, BPO viskas. važiuojam, Taip. O toks klausimas apie tą buvimą pacanu, apie buvimą, nu, vis tiek LMTA toks meninis kolektyvas, įvardinkim taip. Ir vat, kaip jūs pasakėte, Tikrai taip. ir jūs ateinat, vat, nu, tokie vat, pacanai su tuo vidiniu ir galvojat, čia man šitą rodyti ar užslėpti. Ar buvo tas momentas, kai nu, visgi dėjote iki tos realizacijos ir vat, prieš tai norėjau prieiti išvadą tokią, kad ar pradėjote tai traktuoti turėjimą tą pacaniškumo, kad čia gali būti mano stiprybė šitam kontekste tarp šitų žmonių, kad reikia šitą embracint, rodyti ir eit ant to. Aš tai visiškai atsakyčiau, kad aš tai iš vis žiauriai džiaugiuosi, kad toksai buvo backgroundas ir kad iš to atėjau, todėl kad vaidmenim, temom, ten pasikeikti kiekvienas, man atrodo, gali. Šiaip tai ne kiekvienas, kai kurie lievai tą daro. Ir tikrai vaidina, ten nesigauna, bet... Po 100 pipkių. Po 100 pipkių. Zero yra vat, pavyzdys, kur tiesiog organiškai einant, tarsi mes žiūri ir galvoju, o. Bet jo, būdavo, kur reikia kažkokias situacijas kurti ir kažkas su kitokiu, nežinau, auklėjimu ar kitokiu augimu, ten mokyklai, dar kažkur. Nu ir jo, turi kažkokį pagrindą. Tai man, aš tai kuo toliau, tuo labiau šitą kaip pliusą matau, o ne kaip minusą. Ir jo, vat, boksas, važiuojam. Nu, tai tu žinai, apie ką eina kalba, o ne tau reikia kurti iš niekur. Tu dažniausiai kuri, bet turi kažkokį backgroundą arba tu visiškai to neturi. Tai aš tai žiauriai džiaugiuosi, kad buvo rajonas. Ta prasme, kad yra draugų, kurie ką tik iš kalėjimo išėjo, kurie... Jo, tokių bairių, kur... Ir ateina į spektaklį. Nu, jisai dar netėjo, bet kiti draugai, kurie tikrai yra draugai. Nes ten yra kiemo draugai, su kuriais palaikomas ryšys jau, nežinau, daug nemažai metų, tai aš kažkaip labai džiaugiuosi šito, nežinau, kaip Petrui. Bet tau, tu ir į, ta prasme, ir į Akadiją atsineši šitą va, tą tokį rajono vaibelį ir jis tau buvo, ar? Akadijai labai sunku, studijos, dar tu ten taip gaudai apskritai, apie ką čia viskas vyksta, tu bandai išmokti profesijos, suprast, kad čia kažkokia vaidyba, čia dar kažkas, bet po to pradėjus kurti vaidmenis, tai kažkaip taip, ką, ta prasme, aš, turiu šitą Vilniaus rajono čiūvo, žinai, ampluo kažkokį. Kodėl šito nepanaudot kažkur tai? Pavyzdžiui, spektaklį kuriam irgi apie Marozus, kurie, ten UK vyksta veiksmas, kurie išranda laiko mašiną. Ir atvaro čivakas, kuris turi daug šaibų ir nori nupirkti tą laiko mašiną. Nu, taip, vat, komedija, ne komedija kažkas. Nu, bet yra ką kurti, yra apie ką bazarim, todėl kad mes žinom, kaip vyksta kažkokie, tai žinai, vidinės kažkokias panetkės. Tai, nežinau, man tai smagu. Man tai, jo, aš kažkaip visiškai neslėpiu šitą dalyką. O tu, Petrai, kaip? Slėpiai kurį laiką? Ne, aš pritarčiau turbūt Lauriui dėl to, kad Akadijai nelabai yra laiko gal apie tai galvoti, nes tu tiesiog nori išsibandyti viską. Žinai, ir visiškai tokį antrą, trečią, ketvirtą, kuo skirtingiau. Ir žiūri, kaip tu jauties, kaip tave vertina, žinai, dėstytojai su kursiokai, žinai, tai tu daugiau, o gal tie visi atradimai, nu bent jau man tai tikrai po Akadės. Ir šiaip turbūt ilgai nebuvo net tų tokių pacaniškų dalykų, pacaniškų vaidmenų, pacaniškų darbų, daugiau mane link tų švelnių tokių, norėdavo mane traukti. Nifiga, Ne, bet all good, nu, tai... Kanaliai yra va. Man kaip tik patinka, jeigu tu gali ir į tokį atrodo ant popieriaus, ane, labai priešingų polių dalykus vaidinti, čia yra amazing. Man atrodo, yra daug sunkiau vaidinti tą tokį vidutinį, ne vidutinį, bet tą tokį paprastesnį every guy, žinai, va šitas man yra, o kur jeigu biškai į kažkokį kraštutinumą, toks jisai ryškesnis, man kaip tik tada yra, aš galiu, kaip sako, vienas didis aktorius, lengviau pasislėpti, žinai. Supratau. Nu, mūsų atveju, mes kai dirbom su tavim darant sugrįžimą filmą, tai tu pas mus vaidinai, tą vat Marozėlį, tą taksistą. Narkotazas ten buvo. Jo, aš įsivaizdavau, kad jis
buvo toks ir, vat, ir ant ekšino jisai ten ir važiuoja. Bet žinai. blemba, jo, dabar tu emigrantuose koksą banšinį ir pas mus prieš 9 metus atgal irgi koksą banšinį. Viskas grįžta ratu. Tai kontekstų žiūrovams kanale yra išsivalymas ir sugrįžimas. Išsivalėme Lauris, sugrįžime Petras. Galite juos pamatyti mūsų filmai, kuriuos mes darėm kartu. O Indekso nėra? Labai geras filmas. Indeks tikrai žiauriai geras. Aфиgenas, bet jisai kartu yra- vaidinom su Petru. Jisai yra, nu, žinai, karinis ir aš konsultavausi su Domu režisieriumi ir jisai pasakė, dabartiniam globaliam kontekste geriau jo nedėt. Tipo. Tai laukiam atomazgų, išvadų ir tada žiūrėsim. Tamstas yra juokinga. Žinai, sportavęs. Ta prasme, Klausimas. mes tų šovinių ir imitacinių jau kokį mėnesį nematėm. Nu, čiokntas bičias išrė. 3500. Pridėt nulį. Ištrink video. Tamsta leitenant jaunesnis Silinis Gumčiauskas. Taigi viskas gerai su ta Kopinių video. šovinių ir mokomųjų tu neturiu. Ištrink video. Paplojam visi Gumčiauskai. Pavyko? Gerai, leitenantė. Visi padaliniai. Endeks. Pratybų pabaiga. Reikia pajudėti iki sankryžos, tai paims mus. Turim dar porą minučių, praneš, kai pajudės link mūsų. Kol nueisim bus pats tas. Turim dar laiko. Pasėdim. Tamsta, aš nueisiu, paspausiu ranką geriausiam draugui. Kad medicinos personalas nesutriktų. Dar cisterną pripildysiu. Neperpildyk. Kas čia vyksta? Nu, va, geras, tik tai be laidų. Neina prabą nuimti. Kiek tu nori? Ajendas kaina laiko, ble. Man atrodo, visi žinojo šitą sceną. Jo, galėtų. Bet jinai pizda kokia gera, ble. Galėtų atkurt. Ir dar ne vėlai, Selą Luka. pakvies, nors Selą pasifilmuot. Štuom šitą gaidį. Sėmdis, ujemdis, ble. Visą mordą nudrožtą. Nu, kameros, jeigu ką rolina. Pačiai įsiminėjai su atsuktuvu hučiu, su atsuktuvu čia su lomu lomu į įbašintą. Tai. Nori 40 duosiu. Ne, tai man taksistas už sorą paims. Eik, parduok taksistų, kas tu nori. Duodu sorą. Ir viskas. Geras, solid. Rasi kaip šitai traukti, ne? O tada Šimukauskas. Nu, bliat, zdarovo, pacanai, nahui. Ką paėmai? Safravičioką, bliat. Safravičioką, tu, bliat, mobiliakų neturi, na. Gerai, jo, įdėsim tave, jo pačioje Šimukauską. Tokas yra. Tokią temą turiu pasirašęs. Citata. Šizoidinės studentiškų filmavimų istorijos. Su Lauriu va tave, kad užvesti, va atsimenu paskutinį kartą, kai filmavom, tu tenais po 4 filmavimų prieš tai nuėjai miegot 4 ryto, 7 ryto aš jau stoviu prie tavo namų, 19 kartą skambinu, tu išeini visas mėlynas su morkų sultim, rankos šaltos. Tai ar būdavo taip, kad tenais, žinai, kamera vėluoja, tenais režisieriaus aikšteliai nėra, lyja, pieisas, ten kreivai skėti laiko, tu toks stovi, -13 ir galvoju, nu nahui, tipo, ką aš čia veikiu? Jo, tada tai buvo, man atrodo, aš ten iš vis valandą pamiegojau, visą dieną kažkokios repeticijos buvo, tada naktinis filmavimas, realiai valandą pamiegojau, tu mane paėmei, mes tada sufilmavom visą pamainą, tada mane tiesiai iš karto vežė į tą patį praeitą filmavimą, aš iki ryto dar atfilmavau ir su Britva dar grįžau nuo Ukmergės 6 ryto, ta prasme. namo. Jo, valandą Ir griuvai į lovą. per 2 paras pamiegojęs. Tai man atrodo, kai klausia, ar čia ekstremali ten aktoriaus profesija, tai man atrodo, čia, nu, kiekvieną dieną kažkokių nesąmonių. Nėra pilna. ribų. Ir tau atrodo, taigi čia gerai, nu, žinai, tu nori, kad padarytum, nori, tave kviečia, aišku, tu nori dalyvauti. Dažnai būna nepasveri, kad galbūt čia, žinai, gali tau kainuoti ten tą, nežinau, sveikatą, teisės gali ten prapis dar kažką, tai jo. Nu, tavo koks požiūris, Petrai? Požiūris į... Apie, nu, va, tą tokios, nu, kur filmavimai, va, kažkas vyksta, absoliutus bardakas, chaosas. Ir tu taip galvoji, blėt, nu, tipo, kaip aš čia atsidūriau, kodėl aš čia stoviu, nu, tipo, ką jie daro. Buvo situacijų tokių. Blėt, jeigu tiesą sakant, nujaučiu, kad
man taip patinka filmuotis, man taip patinka, kad aš pateisinu, tipo, nes aš suprantu, koks sudėtingas yra visas tas procesas organizavimo ir apskritai, kad jeigu netyčia kada nors gaunasi geras produktas, čia yra fucking stebuklas, blet. Kiek judančių detalių yra. Ir tai, kad tai kažkam, žinai, aš nurašau, kad, nepavyko, gal, žinai, all good. Bet aš nesiparinu dėl to. Bet čia tavo prieimimas, bet aš įsivaizduoju, tu turėjai konkrečiai mini dabar kažkokius, tos, kur nurašai, tipo, zaibys, kad gavosi. Tai buvo tokių, kur iš šalies išgirdus galvočiau, kam tu šitą darai? Ta prasme, kad nekokybiška kažkas? Ne, kad tiesiog, kaip Micha vardino, kad tiek daug sudėtingų, kad tu galvoji, kodėl aš čia, tipo, iš viso. Tai ten, šalta, nepatogu. Ar buvai ant trūkimo ribos kažkada, tai kad jau pradėtum? Vapšie nekontroliuoja, ne? Gerai, aš tiesiog kontekstui pristatysiu, čia gal, kodėl man šitas klausimas pasirodė toks artimas, nes mano, taip, važinai, prodiuserio, vadybininko, ne, situacijai. Atsimenu, dirbu ten FRDID vienam filmavime, 100 žmonių masuotė, 3 autobusai, ten 3 palapinė sujungta, -4 šlapdriba lyja ir virsta į ledą, darosi iš karto vietoj. Lauko scena, visi laukia tenais, tipo nusiimam paltus ir jie su megstiniais arba su maikiam, kai kurie, ten pavasaris, ne, filmuojamas. Krizė. Ir ten tokią atfilmuojam, grįžtam atgal ir termose arbata baigėsi, o aš ten su 19 skėčių visiems tiem, tipo, laksto ir man daina ta realizacija, kad, ką aš čia darau, čia man daina. Ir tada ateina iš masuotis, šiaip, respektas masuotė, visą kitą, bet, ten veikėjas, personažas ateina ir taip. Kodėl termose nėra arbatos, blėt? Ir aš toks, man teko vapšie visą įmanomą kantrybę surinkti vieną, aš ten irgi taip, kaip, atleiskit, tuoj bus arbatos. Tipo, tuoj bus arbatos, seniai, tu palauk čia biškį. Nuo ten ir prasidėjo kontra. Taip gimė kontra, jo. Tipo, va. Aš atsimenu, mes su tokia prancūzė filmavom filmą. Jo, ir buvo paskutinė pamaina, buvo labai sunki pamaina. Dieną filmavom ir naktinė tada pamaina buvo. Reikėjo, jinai išsimanė dar ryte, oro uoste nufilmavom, išsimanė ryte, kad dar ten 90-ieji. Išsimanė dar, kad būtų kažkokių tai daugiabučių, kažko tai, turėtų mašinų nebūti kažkaip tai naujų. O aš vairuoju Žygulį, mėlyną tokį. Numeriai yra visiškai feikiniai, rusiški kažkokie tai uždėti. Ir mes 8 ryto pirmadienį per piką bandom surasti, kur nėra mašinų, jo, ir kur yra backgroundas, kad būtų 90-ieji. Prieki mūsų važiuoja džipas su atidaryta bagažinė ir operatorius sėdi su kamera, ta prasme, neprisitvirtinęs nieko. 8 ryto, visi nemiegoja, prodiuserė sako, nebefilmuojam, aišku, režisieriai reikia. Važiuojam ir mes prie Vileikos važiuojam ir mus mentai sustabdo. Aš teisų neturiu su savim pasiėmęs. Sako, tai kas čia geras, sako, kas čia per numeriai, sako. Išlipo, aišku, tas operatorius, mes čia filmuojam kažką tai. Sako, jūs filmuojat? Sako, mes tai gyvenimą gyvenam. Jūs piko metu važiuojat su atidaryta bagažinė, kur yra kamera ir dar Žygulys su netikrais numeriais. Sako, tu be teisų jaunuoli, ką jūs čia veikiat? Tai tada aš tikrai, ta prasme, aš galvoju, kas čia vyksta, kodėl aš apskritai šitą turiu daryti, ta prasme, kažkokiam filme, eina savo, tai gerai, ten prodiuseris suderino kažką tai ten jie buvo dirbę su filmavimais, kažkokiais paleido ir taip toliau. Bet situacija žoska, ta prasme, kur ten, žinai, nemiegojęs, dar kažkur įvairuosi, įvažiuosi. Tai... čia guerrilla filmmaking, nes jeigu daryti viską legaliai, oficialiai išsimiegojus su visais leidimais, visą kitą, kitas reikalas. Taip. Mano atveju tiesiog irgi greitai, kad tau paantrint tavo istoriją, irgi filmuojam trailerį ten Dramokratijos renginiui. Turim irgi ten po naktinės pamainos, 7:30 ryte, pyko metu prie Savanorių prospekto stoteliai, turim Luką Malinauską sėdinti ir prie jo prieina du gopnikai ir žostkai pizdint pradeda. Ir aš pasiėmęs prodiuseris, žinai, A4 lapą su markeriu užrašiau, čia filmavimai ir taip laikau į gatvę statyti ir toks čiuvakas kažkoks sėdi mašinai, taip žiūri ir taip 112, tipo skambina mentam ir atvažiuoja mentai ir aš irgi turiu tą patį, tikrai čia filmavimai, Lukas, aš tikrai aktorius, čia netikras kraujas, tipo, tai razrulylį. Tai, bet smagu.
priėm prie išvados, kol ilgainiui, kol kaifuoji nuo to, tol zaibys. Bet ar tokie momentai, kai labai kaifuoji, kai tipo, vat, buvo kažkoks toks challenge'as, tenais ar sportinis, ar aktorinis, perlit per save, peršokti, arba net lauki tos filmavimų dienos, ar net padarai tai intuityviai traktuodamas kaip eilinę darbo dieną, bet tada vat, žiūri galutinį rezultatą ir galvoji, ble, čia buvo verta, va čia aš užaugau kaip asmenybė, čia vat, pagerėjau kaip žmogus, kažkoks stunt trikas, kažkokia sudėtinga scena, ten apsiverkti reikėjo iš giedro dangaus. Atsiminsit kažką tokio? Man tai yra buvo, kai teatras užsidegė, kai vaidinom. Teatras. Bet nežinau, ar aš čia labai paūgėjau nuo to. Bet stuntas buvo. Jo, realiai mes vaidinom spektaklį ir vieni pirmų dar spektaklių buvo Nacionaliniam dramos teatre. Jo, ir kažkaip tai aktorė stovėjo, aš stovėjau visą masuotę, tenais visi kiti scenai. Aš kažkur nusisukau, atsisukau, žiūriu, realiai tas zadnikas vadinamas, tas juodas. Užuolaida. Dega užuolaida. Visas šonas, viskas dega. Vaidinimo metu? Taip, per spektaklį. Ta prasme, aš nežinau, ką daryti, rodau ją, jinai irgi stovi. Tai gerai buvo toks amžinatelis Mindaugas Juščius, toksai aktorius. Jisai taip greit sureagavo, bičias, perbėgo aplinkui tą sceną visą, nutraukė tą degantį zadniką ir suviniojo, ta prasme, į žemės. O jisai užsidegė nuo žibinto. Per arti paras buvo pastatytas. Tai ta prasme tiek streso, visi išėjo, mes einam į pirmą meilės sceną, ten vaidino meilę, ten kažką, tai ir aš jaučiu taip dūmas eina. Žmonės taip, kažkas, kas čia vyksta, o mes din toliau. Bet kiek susikaupimo reikia? Čia repeticija, čia Spektaklis, čia spektaklio metu. Kiek susikaupimo reikia, kad pratęstų viską? Ir tęsiasi toliau spektaklis, nebuvo evakuacijos nieko. Bet tai nestabdė? Nesustabdė nieko. Nes jis, kaip ir užgesino. Nes, ta prasme, aš įsivaizduoju, tu vaidini viską, tada tu matai tą ugnį ir tada turi būti kažkoks decisionas tavo momentu, nes tipo dar toliau, ne, ar... Bet tai tu vaidini ir vaidini, tu, ta prasme, ką, tu ateisi, pasakysi, atsiprašau, dega teatras, baigėsi vaidinimas. Kaip čia, aktoriai Jo, aš nežinau, aš gal išbėgti ir nežinau, aš nežinau, ką, pavyzdžiui, daryčiau, tikrai. Bet čia, man atrodo, ta efekto būsena, kur tu daug ten nesprendi, tu kaip ir toliau darai dar kažką, ką tau reikia padaryti, po to jau sprendi. Nežinau, šiaip tokie dalykai visai užgrūdina. Užgrūdina, kad tu nepasimeti situacijai. Aišku, čia yra crazy, kad tokį turėt, nu čia ta prasme... Realiai improvizacija čia buvo. Lengva tokia, sakykime. Jo. Nu, tu, Petrai, turėjai kažką tokio, apelsinuose gal kažkokių bairių buvo tenais, kad tenais... Pasirodo, buvo ne miltai, o koksas ir visi prišnioja sėtę. Arba netyčia gal trenkia per tą stunt sceną, kaip Ležė tave atranda. Ne, tai kad jeigu būna kažkokios muštynės ir reikia, tai aš nežinau, net nebefiksuoju. Beveik visada vyksta prasileidimas. Mano patirty, ta prasme, visą laiką kas kur nors prasileidžia. Stunt choreografijos metu? Jeigu, sakykime, dar jinai ne visada gal yra pro šalia ir vyksta toks, tai tada vyksta kažkoks prasileidimas. Bet aš nežinau, net to nebelabai fiksuoji, čia toks kaip proceso dalis. Eilinė darbo diena. Ja. Sportiškas, aktyvus lifestyle'as. Dabar vardinu, Laurė, tu važinėjai ant Britvos, taip? Dar turiu. Dar turi. Teisės turi, viskas. Ne, teisės yra, viskas gerai. Mocas irgi dar. Tada, kaip ten, surfini. Yes. Ir snowboardini. Yes. Ir haikini. Yes. Dar yra kažkas? Nu, jeigu iš tos sferos, tai gal daugiau mažiau tiek. Mažiau tiek. Nu ir kovos menai dar, nežinau, čia prisiskaitytų šitą... Nu jo, kovos menai. O tu, Petrai, žostkai kačelnis. Ir viskas. 11 kartų į kačialką. Fulytę dar mėgstu pažaisti futboliuką, čia vis tiek aš augau, lankiau. Fulė, ne? Ja. Petrai, tavo atveju, kačialka, sportas kažkaip prideda prie tavo, kaip čia, kad nėra, Domas man aiškina, nėra blogų aktorių, yra, kad yra... Hujovi režisieriai. Kurie nepamato, kurie neišnaudoja, ką turi aktorius, tu tą turi minti, ar ne? Tipažai. Kad tu kaip ir tinki viską padarai, bet tu netitinki tipažo. Tai ar padėjo, sportas tavo raumenis, tavo fizionomija, figūra ir, dėl to personažas tavo, kaip tu esi gyvenime, tavo aktoriaus tipažui, tavo vaidmens tipažui. Aš manau, visaip yra, žinai, yra tikrai vaidmenų, kur to reikia
ir mane pakviečia dėl to ir kartais gal net skaudu, kad tik dėl to, gal norėčiau, kad būtų, kad geras aktorius, kad pakviestų. Bet yra ir ko tu negauni, nes atrodo, kad, nu, biški, tu bof, žinai, čia biški gal per daug, biški kažką kitą transliuoja. Jo, aš labai stipriai teigiu, kad, nu, tai, vat, kaip mes, vat, atrodom ir viską, tai labai daug priduoda savaime. Tu gali savo galvoj prisigalvoj, kad tu ten amplitudę turi, viską pasaulį gali suvaidinti, bet, nu, Realiai kine yra to, kaip tu atrodai ir vat, ką tu turi tą vat, vadinamą tipažą. Kas tas tipažas, aš irgi nežinau. Į kokį aš tipažą, į kokį Petras tipažą. Ta prasme, kur nu, čia vat, gal režisieriai šitą turi atsakymą. Gal tik jie šitą mato. Bet Lietuvoje tai, man atrodo, labai yra šitas, kad tave pagal tipažą ypač į kiną ima. Nu, ta prasme, kažkokie atitinki standartą ir vat, kad tu sukurtum ten ahujieną didelį vaidmenį su kažkokiu visiškai pabėgimu nuo savęs paties, nu čia blemba žiauriai retas, man atrodo, dalykas. Kitas dalykas, nėra šiaip labai daug tokių ir galimybių apskritai tokį, žinai, kad... Nu taip. Ne? Nu, nes čia jau ir dramaturginiai reikalai prasideda, bet jo, aš manau visi... Nu, tarsi, čia faktas, kad aš savo turbūt atsidarau daug kažkurias dalis, kai kurias užsidarau. Ir tada turi vertinti, ar tai yra, žinai, tai, kad tu paukoji, ar yra verta. Tiek, žinai, dirbant toj salėj, ar čia verta kam. Ir aš tada sustoju, pagalvoju, palyginu, ką aš teoriškai prarandu ir ką aš gaunu salėje ir fucking vertas. Šiaip gyvenimui, kasdieniam. Nes man pizda kaip patinka. Tai šiek tiek pasitikėjimo duoda. Man taip patinka, tai yra... Kiek tu metų užsiminėjai? Nu, va dabar kaip tik 15 gal. 15 metų. Non-stop taip kačialka. Nu, negali sakyti non-stop, žinai, aš buvau išvažiavęs kažkur ten į Olandiją porą mėnesių, buvo karantinas, ten negalėjai vaikščioti, žinai, nu, iš principo tokie. Ten kažkokia trauma gal, bet šiaip, nu, visada. Ja. O nesvarstėjot kaip Christian Bale, žinai, va jisai ten. Ne, tai svarstyti. Tai mes kalbėjom prieš Raulinant, nu tai aišku, tai va pasitaiko Lietuvoje, va čia kažkoks vienetinis variantas, žinai, tas vaidmo, kur vat parašytas, kur reikia nusimesti, užsiauginti ten, tai seni faktas, nu tik tai, žinai, svajonėm. Čia svajonė, bet čia visi maks, ta prasme, nu, čia pizda. Aišku, viskas į pinigus atsiremia, ten, man atrodo, aš net neįsivaizduoju, kiek 6-7 specialistai prie aktorių. Nu, Hollywood'e PVZ. Tai faktas, tai aišku, čia, man atrodo, nežinau, ar tiek dėtų babkių, kad padarytų iš aktoriaus tokį, vat, nežinau. Čia greičiausiai nebent jeigu pats į save. Jo, galbūt. Arba tiesiog paims kažką žoskai kūdą, arba žoskai atsikačelinus ir tada kažkaip prie to prisitaikys. Ja, man atrodo, viskas vis tiek kažkaip į pinigus atsiremia, bet jo, nu ten va ką Matthew McConaughey, ten Christian Bale išdarinėja, nu ta prasme čia visai wow yra. Nu, Lauri, aš manau tavo atsakymą žinau, bet o tu, Petrai, galėtum pusę metų gyventi vienan obolių, kavos ir cigarečių? Galėčiau, seni. Iš proto galėtum? Tai seni, tai kaip aš maitinuosi ir valgau, tai čia daugeliu atrodo, nu, absoliutus pasityčiavimas, gal net iš maisto. Ne, man yra 100%, man 100% kuras yra maistas. Kada aš kažką labai norėčiau valgyti, būna labai labai retai, kažkoks specifinis. Ten gurmaniškai. Blet, atradau dabar, kad Pringlesai tam tikros skonio, man, pulės zaibys, žinai. Aš, pavyzdžiui, turiu va toks. O šiaip tu čipsų nevalgai, tau nepatinka čipsai? Man jo, nelabai. Tai tu maistą trytini kaip funkcinį įrankį, tipo, kad... 100%. Bet čia jau čia nuo sporto, ne, šitas. Nes pas mane irgi būna, kai kalorijas skaičiuot pradedi, tai vien tik makro žiūri. Nesvarbu, jo, bet aš ir nežiūriu makro. Aš jau labai daug metų nebežiūriu makro. Ten jau, kai tu žinai, 8-7-5% dienų valgai iš principo tą patį ir pasilieki ten mažos erdvės kažką ten, žinai, kebabui, kažkam, žinai. Nu tai aš tiesiog pasisveriu kiekvieną rytą ir žinau, kiek aš suvartojau praeitą dieną. Tai žodžiu, ar galėčiau? Galėčiau. Man nėra, nes aš iš principo neturiu natūraliai didelio apetito. Man nėra problemos nevalgyti. Aš esu festinės daug dienų ir po 3, po 4 paras tipo nevalgęs. Aš kuo toliau, ta prasme, man tiesiog baisu yra, kad aš sunyksiu visiškai. O tak, tu dabar sakai virš 9 sveri, ne? 9. O čia tavo įprastas svoris ar čia priaugintas? Maks visų laikų nesu gyvenime tiek svėręs. Tai maksimumas dabar, ne? Tai gerai, tai... Prieš 15 metų, kai pradėjau sportuoti, aš svėriau 5. Nu, ir vat, kai iš kur tas apetitas? Tiesiog per prievartą? Ne, čia darbas. Čia yra sporto dalis, suvalgyti tiek, kiek tau, žinai, kad ten, žinai. Ir tu jauties tipo sotus ir vis tiek valgai. Jo, aš turiu suvalgyti daugiau, nes svorį augini, taip yra.
Crazy yra dėl to, kad tu sėdi ir per prievartą realiai. Nu, atsiranda technikos. Kai masę augini. Atsiranda Ne, technikos. ne, ne. Aš kieto maisto, aš pavargsti. O dėl ko Aš sportuot skystą pradėjai? dalyvauju. Dėl ko sportuot pradėjai? Mano suolo draugas tiesiog nuėjo į džimą. Draugelį buvom. Ir buvo didesnis už tave, ne? Tipo, ne, Ai, ne, mes abudu okay, smulkučiai buvom. Ką žinau, va, tiesiog nuėjom. Aš tiesiog sportavau belenką, valgiau sausus pusryčius kiekvieną dieną, kaip ir tiesiog valgiau, tiesiog sportavau belenką dariau ir po 3 mėnesių treneriukas sako, tai jau nebevarškę vartoji, jo? Aš dar iš pradžių nesuvedžiu, ką jis turiu vienyti, pa. Ir, nu jo, ir tada kažkaip buvo aišku, kad visai tas progresas jisai matosi ir veikia. Ir šiaip čia, žinai, nu, džimas man yra daug daugiau negu šiaip tiesiog pasportavimas. Tai yra, yra daug mitų turbūt, daug tokių kažkokių motivacinių, marketinginių dalykų, bet kas iš tikrųjų labai stipriai veikia, tai jeigu yra kažkaip hujova psichologiškai. Pirmą vietą, vyrinį džimą, ir daužai. Gerai, pavyzdžiui, tau dabar sako, už 3 mėnesių yra vaidmuo, tu dabar 9 kilų, nu gerai, iki 70, pavyzdžiui, nusimest. 0 problemų. Per 3 mėnesius? Seniai. Ir tu šiaip nusimestum dėl vaidmens, nes tu dabar tiek metų reguliariai. Man būtų gaila, jeigu aš tikiu projektu, man patinka dramaturgija, 100%. Alright, Ta prasme, Bet čia faktas, tik kad- projektų tikiu, Pagirdėjai. tik projektų tikiu ir atsipirks. Nes negi tik iš idėjos. Va tau užtektų, kad va, geras projektas ir tau užtektų tos motivacijos, kad... ta prasme, geras projektas, bet nemokamai? Nu, mokamai, Ne, bet, aišku, nu, tipo, mokamai. ne, mokamai, bet not more than average. Nu, tipo, standartiškai, tarkim. Tiesiog seniai nusimesk, mums reikia ir viskas. Jo, jeigu geras projektas ir Jo. tu gal, nu, aš nežinau, čia pinigų tema, nu, man atrodo, šiaip aktoriai nėra baisiai daug uždirbus. Tai čia, ta prasme, jo. Ne, pas mus net nėra klausimų šitą temą, nes čia, nu, ne Hollywoodas, tipo, išvada su pinigais ir aktoriniu darbu, kiekvienas stengiasi ir gyventi kaip gali. Kai kurie išgyvena, kai kurie gyvena. Šiaip pakalbėsim biškį šitą temą. Lauri, apie tavo sportą. Su Britva lakstai legaliais greičio limitais, snowboardinį ir surfinį. Čia tavo hobi irgi atsipūtimas toks, tipo, kad, nu, smegeninį išjungta, ne? Nu jo, kažkas tūsina, kažkas, nežinau, va eina į salę, kažkas dar kažką veikia, aš kažkaip nežinau, va atsirado emocija anksti. Surfas irgi nežinau, kaip taip kažkaip natūraliai gyvenimą. Šiaip Lietuvoje sunku natūraliai gyvenimą surfinimą gauti. Jo, Lietuvoje tai šis gyvenimo, bet vat vis kažkur tai tenka, tai ten Tenerife, Vietnamas, ten dar kažkur tai visai... Bet būtent surfinį nekaitinė, ne? Surfinu, jo. Vat ką tu nemėginau, teko mėginti? Ne, bet gražu man. Daug kas labai pasako, kad įdomus reikalas, bet aš kažkaip nežinau, ten man realiai kaip... Kur laikai ten tą būrę, tipo? Jo. Tai Lietuvoje labai Kertujos ežeras populiarus tom. Ir Svenceliai, man atrodo. Aš va dabar irgi ten- buvau Šventojoje, tai ten irgi dabar Katalino. Dabar, tipo, Jo. sausio mėnesį. Taip. Tai jiems labai vėjas geras, jis su termo kostiumais ten normaliai viską. Geras. Pas mus kažkaip tas wakeboard, aišku, nėra kur surfinti, wakeboarding. Jo. Bliam, man nežinau, bet neįtikėtinai nuobodus sportas. Nu, ta prasme, bliam, Bet aš tolino tiesiog tave tave ten tempia, tempia, o be ten nuotykio. seniai tu pasigauni bangą. Nu, tu realiai pasigauni bangą ir kartais pavyksta, kartais ne. Didesnė, mažesnė ta banga, ten 2 valandos, viso, tu va Bet aš toks girdėjau, išeini. kad surfint vienas sudėtingiausių lentos sporto, ne? Nes aš snowboardinu irgi pats skeitų važinėjau, tai... Okay. Bet ant surfo aš net nebandžiau stotis, nes sakė, žiūri sunku. Nu ir neturėjau progos. Dar. Ką aš žinau, aš vat su snowboardu visai palyginčiau. Aišku, jo, tu ten daugiau valdai dalykų. Čia tai realiai vanduo ir tu turi gaudyti momentą kažkokį tai. Tai nežinau, neįsivaizduoju. Man atrodo, kiekvienam dar individualiai. Man tai tiesiog pats tas, kad tu banga, realiai tu atsisuki, nėra nieko, pareina banga ir tu pasigauni bangą ir tu varai ant bangos. Kažkaip man blemba, šitas labai daug energijos pakrauna. Bet vat nežinau, ar tai visą tai į aktorinį kažkaip, tai aš vis bandau, kad tai atsirastų, bet tai labiau, man atrodo, jo, lifestyle'as kažkoks, nuo kurio, vat, nuo aktorinio galbūt pailsėt. Aš, pavyzdžiui, su Mocijai Žoskai norėčiau kažką padaryti filmuose, dar kažkur, kiek bandau kažkur tai įdėti, sunkiai kažkaip. Bet spektaklį, man atrodo, turit kažkokį, ne?
Ai, čistai, jo, bet ten, nu jo, gavosi taip, kad mes važiavom po vietas tam tikras, su mocais atvažiavom, suvaidinom spektaklį. Bet tai tik tai kaip priemonė tokia. Nu, ta prasme, ten nebuvo, kad kažką tai nežinau. Pretekstas pasivažinėti su motociklu. Realiai jo, nes kolega norėjo mocą nusipirkti, sako, na, aš nusipirksiu mocą, padarom spektaklį. Bet aš įsivaizduoju, su to ekstremuliu sportu vis tiek gaunasi kaip, nu, kaip aš, ne, jaučiuosi, tarkim, kai daug to adrenalino, tos emocijos, tai tu išmoksti kažkaip tą išlaisvinti, pasimėgami. Aš jaučiu, kad ir aktorinį gal kažkaip tai atsiliepia. Vis tiek tu, kai jauti savo tą gali išlaisvinti galę, kažkokią emociją, tai tu pasigali suvaldyti vaidindamas, teisingai? Tai faktas, tai scenui ten ant moco einant, tu jauti tokią galę ir kai tu sėdi, dažnai vaidini 700 žmonių į tave žiūri ir jie laukia, ką tu pasakysi, nu tai jausmas yra tikrai, žinai, virš žemės pakeliantis, tai, žinai, su mocu man labai kažkas panašaus palyginimu, arba ten, nežinau, tatuškę darantis, ten, žinai, kur tave tatuiruoja su kiam adatu ir tu guli tiesiog, tai nėra kažkas tokio visiškai kasdienio. Tai man visi šitie dalykai kažkaip tai jungiasi, matyt dėl to tokios ir veiklos atsiradusios. Tavo tatuškę su kiam adatu darė? Jo, buvo momentas. Okay. Tai vadina, su autobusu pravažiuojam. Sako, su viena nepraeisi, tai pasiema tokį šepetį ir tada šlifuoja. Tu dabar su megztiniu sėdi. Taip, aš pamenu, atsiminiau, atsiminiau. Tai per vaidinimą. Pas tai žiauriai daug tatuiruočių kontekstų. Klausiu, sako, tai kiek laiko darėt prieš spektaklį? Kiek laiko puškės? 2 dienas. Jo, būna tokių. O tai netrukdo tai, ten roliams, vaidmenims, ar tiesiog dažo grimerės ir viso? Teatre tai padariau kaip privalumą. Jo, padariau, kad būdavo tabu, Petras tą patį pasakys, ta prasme, tikrai būdavo, kad teatre su tatuiruotėm, čia yra viso, tu negali būti, kažkas tokio neįmanoma. O nežinau, aš kažkaip specialiai galvoju, reikia kuo daugiau ir padaryti kaip kažkokį pliusą. Kine dar neteko susidurti, kad reikėtų tušuoti. Gal sibirietiškas auklėjimas toks filmas buvo, su Malkovičium čia filmavo, tai kažkaip slėpė, čia kiek aš ant tų rankų nedaug turiu, darė kažkokias ant viršaus naujas, tas nakolkės, tokia zonskas, nes ten tokias, kalėjimas ir tas visas kontekstas. Japonijai slėpia. Nu, nes ten priklauso. Ten negalima. Taip. Ten į pirtis neįleidžia, jeigu su tatuiruotėmis. Jo, tik su viršutiniu drabužiu sėdi pirtį, tipo, iš tos serijos. Su chalatu pirtį sėdi. Jo, bet man tai keistas fenomenas, ta prasme. Tai dėl Jakuzos tenais. Taip, bet tai jie mato, kad aš baltas. Aš tikrai nepriklausau. Gal ten prijaučiantis. Čia bet tai toks kultūrinis, žinai, atvažiuoja baltas, kuris vis tatuiruotas, tipo, zaibys, o pas mus čia uždrausta. Tai jau čia dėl to visiems bendra įstatymą. Gali būt. Bet šiaip niekur nesu susidūręs, kad tavęs į pirtį neįleistų dėl to, kad tu turi įsibedęs rašalą. Na, šiaip ir nehigieniškas kaip tatuškės. Eikiau. Kai kur taip. Dabar gal nebe, bet šiaip, į baseiną negali su tatuiruotės šviežiai pasidaręs eit. Irgi, kad neišneštų. Jo, ten, kad ne, bet kai sugyja, man atrodo, viskas normaliai. Bet čia galbūt kultūrinis dalykas, tikrai. O tu, Petrai, turi žostkų tatuiruočių? Neturiu nei vienos. Nei vienos? Ne. Tikras aktorius. Ne, aš buvo periodas, kai aš visai galvojau, bet galvoju, reikia neprisidaryti kažko, kažką, ką aš tikrai noriu. Tai aš savo nusipieždavau popieriukę, tada praeina kažkiek laiko, įsivaizduoju, kad aš ją turėjau ir čia nesąmonė, porą kartų padariau, galvoju, aš nežinau, ką užsidėti, kam tada. Aktorystė, buvimas spotlaite ir merginos. Tai... Petras varyktų. Lauris jau nusėdo, jau turi partnerę, jau ten viskas. Mano jau praėjo banga, viskas. Ok. Bet tai nesakyk, vis tiek vyksta, ta prasme, gėlytas po spektaklio, kažkoks diemas. Ir iššūkiai nauji su antra pusė irgi. Va čia, kai tu gyveni, ta prasme, kai tavo antra pusė ne aktorė, ne režisierė, nėra toj sferoj, labai sunku tiesiog papasakoti. Toj sferoj, negi kino pasaulyje. Toj sferoj, bet vis tiek, ta prasme, neteko vaidinti, neteko kažkokį kitą charakterį. Familiarumai nepažįstami, ne? Familiarumai tiek turime. Taip, ir kai paaiškinti, kur tu ten vaidini ir nevaidinti, sako, taigi tavo išraiškos, tu taip pat, man irgi sakai, dar kažkaip, ir labai sunku. Tai, žinai, ten kažkoks charakteris labai yra kitoks, nutolęs nuo manęs.
o kai kur gal netiek nutolęs. Ir kaip tą paaiškinti, kaip tą nuraminti, kad būtų viskas okei, nu tai čia toks dvigubas Sakyk, darbas. aš apie tave galvojau. Aš įsivaizdavau, kad su tavim kalbu. Čia būtų, Iškart 3 ne. O ta prasme, jinai parinasi, jeigu reikia bučiuotis, pavyzdžiui, jeigu reikia, ne, jeigu kažkokie romantiniai reikalai. Žinoma, čia yra tokia, nu čia toks amžinas klausimas. Tai kaip tą sudylinti čia, blemba, ja. Sukti vandenis. Nu, reikia bet yra šnekėti, supratimas. tai aišku, reikia šnekėti, kuo toliau atsiranda daugiau pasitikėjimo ir taip toliau, bet man atrodo, čia yra žmogiškas dalykas, kad tu tiesiog visada, tu pavydį, tu negali nepavydėti. Nu, tai kažkokie atsiranda kiti partneriai, ten vaidybos kažkas, bet still yra šitie dalykai. Jo, kažkas padovanoja gėlių, iš kur čia gėlės? Aš pats nežinau, iš kur čia gėlės, kažkas man atnešė. Realiai ir nežinau, būna atneša teatro darbuotojai ir sako, čia jum. Ir aš nežinau, nuo ko tas gėlės. Nu ir tipo, tada gaunas taip, kaip gaunas. Laurai, zapadluokit, kračiai, kas eisit į boksą, neškit gėlių pokštą. Turėsiu pasiaiškinimų. O tai palauk, o tai teisinantis reikia aktorinį naudoti. Kuo atviresnis, kuo nuoširdesnis, kuo paprastesnis. Nu, okei, Petrai, tavo pozicija merginų dėmesio. Kačialko yra, atpažįsta panos, ant bitkių kabinasi. Lemba, panos, aš nežinau, žinok, čia, nelabai, man atrodo, arba jos neparodo. Bahūrai jo. Bet čia, ta prasme, viskas susiję ir tu, čia kaip, buvo, draugelis, paustino, kad kelia svorį ir parašo, žinai, istoriją, kad, tai kiek man čia reikia iškelt, kol panos čia šniūrais, eis paskui. Sakau, sen, nebus tai. Bahūrai eis. Visą laiką įvertins. Kiek tu besikačialintum, tipo, pacanai ateis prie tavęs kačialkui, pasakyti seniai, kaip tu čia darai, maladės darai, ten panašiai. Tai realiai taip ir yra. Tu prasme, ten kažkoks pastebėjimas, paklausimas, tai yra beveik 100% iš bahūrų. O su panom galutinė išvada tokia, kad jo gal kažkurį ten suktels plaukus ar mirktels akim, bet kol tu pats neįdėsi darbo, tol nieko nebus. Tai va. Tai net ir kačialkai turi pats prieiti. Avangardas, eksperimentinis, pseudodokumentika, visi tie meniški reikalai. Menovi reikalai, jo. Ir tas kino popsas, popsuha, komercija, jau pritaikyta jau ten plačiosioms masėms. Dabar, taip, padėkit man suprasti. Ar reiktų aktorių traktuoti kaip freelancerį, kuris nesirenka, ar projektas bus meninis, ar komercinis, bet žiūri į tai kaip į projektą, kokius jisai iššūkius kels, kaip jisai man padės tobulėti profesiškai. Ar tai bus atvirkščiai, kad tu gauni pasiūlymą ir iškart labiau domiesi, ar tai meninis projektas, ar tai komercinis projektas ir pagal tai atsirenki? Man tai atrodo, kad, žinai, kai sako, o tai kodėl tu čia, tu čia serialuose filmuojas? Tu čia pasirinkai labiau kažkokį, čia ne teatre tik tai vaidini, nekuri tų menovų dalykų. Tai blemba, reikia dar ir patekti tuos serialus, reikia dar ir patekti tą teliką dar kažkur. Man atrodo, žmonės sako, tai tu čia tiesiog parsidavė ir ten dar kažką. Nežinau, gal taip. Ta prasme, kartais atrodo, kad kažkam iš šono atrodo, kad tu čia kaip aktorius susinorėjai, blėt, gal man reikia serialuose pavadinti. Ir tu, blėt, vaidini serialuose. Taip nėra. Iš principo, aš manau, 95% aktorių, jie, gal mažiau, nežinau, tiesiog nori darbo. Tu tiesiog nori dirbti. Tiesiog reikia išgyventi. Ir aš nekalbu, žinai, yra viena pusė, kur dirba teatruose ir jie turi ten darbo sutartį ir dirba. Šitas yra viena pusė, bet daugybė neturi. Freelanceriai, kaip aš sakau. Jo, freelanceriai. Ir tu nori dirbti, nes tu myli tą darbą, tu mėgsti tą darbą. Man dabar atrodo, aš dirbčiau 3-6-5 per metus ir man tai patinka. Ta prasme, ir tu, aišku, nori nedaryti šūdo, žinai, aišku nori, bet tiesiog turbūt galvoji, kad padarysi geriausiai, ką gali ir tiek, ir nežinau, per daug, to prasme, ar tu galvoji, kad čia daugiau meniškas, mažiau meniškas, tai aš neįsiu? Man atrodo, kad taip šito nėra, bet man atrodo, jau kai gali, gali truputį atsirinkti, kad aš šiandien galbūt nepaaugėsiu, kaip tu klausi, ar aš paaugsiu ten, žinai, profesinį srity, ar dar kažkur, tai jau kai tu gali tokius dalykus atsirinkti ir kur tu žinai, kad tu eisi ir tu žoskai vargsi, ten reikės tvarkyti ir medžiagą ir tu nesukursi gal ten labai vaidmens ar dar kažko,
Nu tai turbūt, kad, žinai, jeigu finansiškai stabiliai jautiesi, jeigu turi darbų, gali to atsisakyti. Ir kažką pasimti kito. Bet... Klausimas, kiek tokių aktorių yra, kurie turi tokią prabangą? Aš manau, kad nedaug. Nu, nežinau, procentaliai čia nežinau, bet yra daug tikrai, kur realiai dafiga atiduotų, kad jie gautų kažkur ten, žinai, serialą pavaidinti, kad jie gautų kažkam komerciniam tam tipo filmę pavaidinti. Ta prasme, dafiga. Ir realiai rinkos dėsniai, jeigu žiūrint, aktorių yra prigaminama daugiau, negu yra paklausa. Negu yra galimų rolių. Nu, galimų, negu yra darbų. Ir va tada aktoriui, pavyzdžiui, va, nu, Lietuvos mastu, jums, tarkim, iš asmenės patirties, tai geriau yra daryti bet ką ir tikėtis, kad bus gerai, ar geriau yra, jeigu pagalvot gerai, ar tu nori tą daryti. Apie projektus, pavyzdžiui. Vat, jeigu tu žinai, kad tai vat, nebus gal tave auginantis ir gal nebus atsipirknis, bet tai bus šansas būti pastebėtam, pavyzdžiui, papildomai, arba geriau tiesiog iš vis nedaryti, jeigu matai, kad projektas tau gal ne prie širdies, tarkim, arba neatsipirka. Nu, žiūrint, per kurią prizmę renkiesi. Man atrodo, čia, kaip ir Lauris dabar sakė, čia priklauso, kokioj tu šiaip būsenoje esi ir kiek tu šiaip turi darbų ir kiek tu jautiesi, kad tu save išreiški kaip tam darbe. Jeigu tu nelabai turi galimybių ir tau ten pasiūlo kažkokį ant ribos, kažkokį questionable dalyką, nu, man atrodo, kad tu vis tiek eisi dirbti ir tu bandysi išspausti maks. Bet jeigu tu turi pilną darbų, turi renginių, turi teatre, turi kiną ir tau tokį kažkokį... Nu, spėkit, koks mažiausias honoraras, už kurį dirbau. Dvacokas. Vasuotė. Būtų gerai ten. Picų atvežė. O, super. Mes darėm spektaklį. Už savaitę repeticijų. Daugiau dar buvo ir atvežė picų, buvo fainai. Vieną kartą? Vieną kartą. Jo, tai tada tai atrodė, kad, nu, aš esu teatre, aš dalyvauju, ten picos, ne picos, kažkaip išgyvenu. Nu, bet vis tiek su laiku kažkaip tu, nu, jau, žinai, vis tiek žiūri. Augi pats kaip žmogus, nu, supranti, kad reikia... Nu, poreikiai kiti atsiranda. O yra sumokėk benzų užpilk, mokesčių sumokėk. Yra buvę tekę atsisakyti jau dabar kažkokią projekto rolės, nes ne dėl babkių, būtent dėl to, kad nesutampa su to, ką jūs nori daryti. Aš tai vat per praeitus metus, jo, kažkaip čia taip nekad, bet jo, labai teatre visai buvo sėkmingi metai, virš 6 vaidmenų sukūriau. Tai šios metus visų dalykų atsisakiau, nes tiesiog kūrybiškai jaučiau, kad... Išdegęs, ne? Aš neturiu ką pasiūlyti. Aš galiu tą padaryti, bet man atrodo bus tas pats, kas buvo. Neturiu kažką naujo, tai buvo keista, bet jo, kažkaip ne, ačiū, gal kitą kartą. Šiaip geras jausmas, kai jau tu gali taip kažkiek tai atsirinkti ir tada galbūt sukurti tai, ką tu iš tikrųjų nori sukurti. Tai jo, bet... Nu, gal kokie 10 metų iki to reikėjo vyniot, kad tu galėtum kažkokią tokią panašią stadiją pasiekti. Bet aš freelance, aš net neturiu teatre ten etato, dar kažkur neturiu stabilaus kažkokio darbo. Tai, nu, jo. O tau, Petrai? Aš tai turbūt atsisakiau grinai dėl... Buvo toks periodas man, kai aš buvo labai atsibodę tokius gauti... paliegusius debilus, gal sakyčiau, toks tipažas. Jo, buvo toks periodas ir tas tokius apgailėtinus bičius. Ir ne tik man tipo, bet aš šiaip mačiau, kad jie tiesiog visur, tie bičiai tokie apgailėtini, tokie pastų kažkokie ir galvoju, nenoriu aš tame dalyvauti. Ir buvo, kad poras tokių atsisakiau. Kurie nebuvo, nes dažniausiai tai būna, jeigu komedija, tai tada tu all good, žinai, gali, bet jeigu dar ne komedija... Ir ką, tiesiog reikėjo pralaukti, tas, kad epizodas baigtas? Ja, jeigu tu pagalvoji, ar tu gali sau leisti nedirbti, jeigu gali sau leisti. Bet, o kažką reikėjo kažkokį pokytį daryti, kad pasikeistų tos siūlomos rolės? Nu, portfolio, tai reikia rinkti kažkaip. Ne, tai renki jo, bet čia yra tas aktoriaus toks įdomus profesijos momentas, kad tu tiek esi priklausomas nuo to, kaip tave pamatys ir kaip tu jo. Kaip tave pamatys, kaip tu save turbūt pristatai, kokius ryšius tu užmezgi, su kuo užmezgi, su kuo gerai sutari, su kuo blogiau sutari. Čia yra nepaprastai didelė dalis darbo ir apie kurią yra ir neaišku, kaip kalbėti, ir nelabai gal nori žmonės kalbėti. Tai kiek tada, va čia irgi labai įdomu, kiek aktoriaus, tarkim, pirmų 10, nežinau, 10, 15, 5 metai, kiek yra tuo laiku
aktorystė procentais tikrasis darbas. Nes ir kiek yra ryšiai, reprezentacija, mezgimas, pateikimas savęs kaip. Geras klausimas, bet čia, man atrodo, yra atsitiktinumo dėka. Nėra kažkokio standarto, kiek tu turi būti, nežinau, eiti bendrauti su žmonėmis ir kiek tu gali žiauriai daug dirbti, bet vat kažkaip tai paims ir nepaims tavęs kažkur. Bet tu, pavyzdžiui, Laurit, pagalvok, tu žinai tokių vat kolegų, kurie labai konstruktyviai žino, kad nori va čia su tuo ir su tuo užmėgsti networką, sukurti ir tu matai, kaip jie dirba už kadrį ar už užuolaidos ir mezga tos ryšius. Nežinai nieko tokio? Nes aš filmavimą matau ir man aš stebiuosi, ta prasme, mane gerąja prasme, kaip Metodiškai kaip eina link to. konstruktyviai jo, kaip žino konkrečiai, ko nori, kaip žino, kaip reit, supranta savo charizmą, ją naudoja max ir gaunas darbas. Ir tai veikia? Jo. Nes mums net Sergejus pasakojo, jisai rimti reikalai kai kvietė, ne? Jisai jo iš pradžių nepaėmė ir jisai tada tiesiog prašėsi ir jam tada pasiūlė ir jis tą pačią dieną iškart važiavo į Šventąją, taip aš galiu, mesiu visus reikalus, kad tik būtų available. Ir jis skaito, kad čia viena geresnių rolių. Tai aš irgi galvoju, kad realiai su vaidyba čia nieko bendro neturėjo iš tikrųjų. Čia buvo jo availability ir kad jisai pasiruošęs buvo tą ryšį pratęsti. Jo, labai faina, žinai, galvoti taip romantiškai apie tą specialiai, kad tu tiesiog būni, žinai, tu tiesiog būni geras, ir tave tiesiog kviečia, tave tiesiog ima, tavęs tiesiog nori. Kad tu kaip DiCaprio prie pliažo guli ir Jo, ir čiūjų tokių yra, žinai, ten aš nežinau, Daniel Day-Lewis, tu čiūjų, ten visada eilė išsirikiuotų, žinai, jisai batus valo jam ten baldus daro, tipo dar. Bet absoliučiai daugumai tai yra, dar kažkas vyksta. Minėjai, Laurinai, kad yra dabar 6 rolės, ne? Aš kaip suprantu, čia, aš nežinau, bet čia yra daug. Gaunasi po 2 mėnesiai vienai roliai, teisingai per metus? Jo. Maždaug. Jo. Ok. Kaip vyksta tas įstatymas kūrybinis pas tave? Sunkiai. Bet procesas kažkoks tiesiog pailsėt, bendraut, pomėgiai, kaip tai vyksta? Ta prasme, tarp tų pastatymų? Šito klausimą? Ir tarp tų pastatymų ir dabar sakai, kad šiuo metu pas tave poilsis yra. Taip. Teisingai, tai kaip vyksta atsistatymas? Atsistatymas. Kūrybinis tas būtų. Tai vis tiek einami ten spektakliai yra, filmavimai aš skaitau kaip tokį irgi bonusą, pliusą, ta prasme, jeigu galiu filmuotis, tai filmuojas, bet tiesiog teatre nebekuriu vaidmenų, nes tai žiauriai stipriai išsekina, iš tikrųjų kito laisvo laiko beveik neturi. Tai va dabar jo, kažkaip teko ir išvažiuoti į Ispaniją mėnesį, sausio mėnesį. Pirmą kartą įgyvendinau svajonį, išvariau pažiemot, realiai nekeliaut, bet pažiemot, pabūt. Jo, tai grįžti, pasikrovęs, batarkė yra pakrauta, galima kažką daryti. Atsirado noro, atsirado naujų minčių kažkokiem, galbūt kitiem vaidmenim, dar kažkam. Ir jo, ir tiesiog ir tas yra sunkus, kur sako, tai gal gali padaryti, gal kažką čia Ir sunku atsisakyti, bet iš tikrųjų tik tai tiek turėti spektaklių, tiek turėti filmavimų, kad tai užtektų. Bet žinai, mes kalbam labai apie tai, kad tau tikrai reikia už kūrą sumokėti, reikia už chatą sumokėti, norisi dar kažką, kaip viskas yra pabrangę ir taip toliau, ir taip toliau. Atsidėti dar reikia. Taip, čia ta prasme daug reikalų. Tai jo, bet šitas yra būtinas dalykas. Atsisakyti dalykų, atsisakyti kažkokių projektų, tai yra būtina. Tiesiog, kažkaip duoti savo, nežinau, pailsėti, išvažiuoti, pirti, pasėdėti, nežinau, ne visada skubėti ir ne visus darbus nudirbti. Tai jo, kažkaip, man atrodo, palikti Vilnių su visais reikalais, tai yra super. Man stebint tiesiog, turint aktorius, draugus Facebook'e, žiūrint Instagramus, kas ką veikia postukuose, kažkas iš seto, kažkas iš ten LNK studijos, kažkas iš dar kažkur. Ėjimas į komercinę tą pusę, į tą komercinį pasaulį, į tą kiną, serialus skirtus, plačiai, taip visuomeniai įvardinkim, ir į tą patį teliką, laidas. Nuomonės jūsų apie tai ir ar yra kažkokia etiketė tada klijuojama gal tarp kolegų aktorių ar bendrai rinkoje? Aš atsimenu pirmam kurse, pats pirmas mano filmavimas buvo čia, jeigu mokslai ten rugsėjai prasideda, tai man atrodo gal spalio pabaiga ar lapkritį buvo toks vokiečiai ten kažkokį filmą filmavo, žodžiu, ir mane į masuotę paėmė į masuotę su Stonkum.
Nežinau, nemanau, jis atsimins, bet, žodžiu, su Stongu mes važiuojam autobusą ir aš, visas ką tik įstoja, žinai, jis man atrodo gal 4 kursė ar 4 čiūrė. Nežinau, kažkas tokio. Važiuojam, aš, toks, reikia kažką kalbėti, žinai, jis nebuvo aiškus Stonkus, kuris dabar Stonkus, bet, tai aš studentas. Jo, bet aš vis tiek jisai kažkur mačiau, žinau, ta prasme, buvo kitas lygmuo, žinai. Ir aš atsimenu, jam sakau, bet tai kaip čia su to teliku, nes aš tai girdėjau pas mus dėstytojai, sako, kad, negalima iš akademijos į teliką. Ir jis, kas tu sakė? Ir, dėstytojai. Ar juos ten kvietė? Nežinau, sakau, tai va, blėt, kai patys nueis, kai patys galės nueiti, tai tada tegu šneka, žinai. Ir taip griežtai pasakė, gal nesikeikė, blėt, žinai, aš dabar nusikeikiau, gal jis nesikeikė, žinai, bet tiesiog taip griežtai pasakė, kad, tai nieks nekviečia, žinai. Ir aš tada pagalvojau, kad, jo, kad iš tikrųjų... It all makes sense now. Jo, ir iš tikrųjų aš po to... Ten kažkoks gandas buvo, kad tu negalėjai. Mitas, čia yra mitas, čia realiai yra mitas. Ir tu gyveni to mitu, kai tu žalias esi ir dar neturi, nežinai, kaip čia pokalbį užmėgsti, tai žinai, čia gal pasakysi, gal tau pritars, žinai, čia. Bet realiai yra mitas, realiai, man atrodo, dažniau skatina, ta prasme, palaiko, man atrodo, tu tiesiog turi nenusidebilinti gal, tu suprasti, kad tu darai, nepamest profesijos savo. Ir viskas, bet esmė, sakau, ką Lauris sakė, ta prasme, čia yra dovana, kai tu turit progą nueiti, ta prasme, ir dirbti savo darbą, ir nesvarbu, ten labiau komercinis ar nekomercinis, man tai yra dovana visiškai. Tiesiog įstaiga bando sukurti menininkus ir dėl to turbūt yra tokios tam tikros taisyklės, primetimai, kad tu čia neturi eiti, nes telikas ar ten serialai duoda kažkokį kitą ampluą ir kitą visai prieskonį. Bet jeigu tu gerai varai, tai tu gerai varysi ir serialę, ir telike, ir teatre, ir ten, nežinau, multikai garsindamas, ten beleką darydamas, renginį vesdamas. Tai nuo to tu nepasidarysi kažkoks blogesnis, man atrodo. Tai čia apie save, apie savo turėjimą, apie savo skilsų supratimą ir taip toliau. Tai čia, aš, kažkaip tai... Faktas, amen. Tik paantrinsiu, neseniai irgi buvo anksčiau taip, kad mes organizuojam studentiškus filmavimus, reikia tų ten Pauliau paslapčiukais prie jo prieik, paklaus, ar jisai gali ir kada jam ten teatro repeticijos, žiūrėk, kad nesikirstų, nes nedaug dievė išgirs, studijų laikais toks absurdas. Ir dabar, ką mes čia veikiam, kontra visas reikalas ten, nežinau, gal kažkurie dėstytojai ir pakraupė, bet sutinku ten labai žymę kino kritikę, dėstytoja mano, ir sakau, dėstytoja, ačiū Jums labai, kad laikinat visus mano postus, ten palaikėt visą kitą. Tai jinai tokia man už peties, tai aš ir video tavo žiūriu, kaip tu ten su pacanais kalbėjai. Tokia, tai tokia turi būti motivacija. Geras. Ne, aš irgi lygiai taip pat gaunu iš tų pačių dėstytojų, kur man nesakė, bet aš galvojau, kad jie gal nelabai nori, kad eitum. Gaunu ir palaikymą ir viską, tai čia, teisingai, sakai, turbūt mitas ir tiesiog reikia dirbti savo darbą. Mes čia pakalbėjom, kad tu ten ari šakės per ten 6 rolės, ten kaip čia atsigauti mentališkai. Tu atvaidinai tik ką serialę ir dar... Ne, daugiau serialų. Ta prasme, buvo praeiti metai man irgi baisi, ta prasme, turtingiausių turbūt evrų. Yra gal kokie 4 darbai nufilmuoti, kurie išeis kažkada. Dar postas vyksta. Okay. Gali pavardinti, gal jei nepaslaptis kai kurios? Išeis dabar Trumpas metras turi išeiti, kur pagrindinių vaidmenų nedažnai gaunu, aš toks esu užpildantis, antraplanis. Tai dėl ko aš neskundžiu, man patinka. Bet tai ten. Tada pas Milvelyvė bus serialas labai ambicingas. Ne tau Martyna? Ne. Blin, palauk. Čia Vėlyvis rašė, bet... Domas režisavo. Ir Domas režisavo. Man galima, atrodo, kalbėti. Vėlyvis darė savo serialą, ta prasme. Jo, koks jam primink, prašau. Vilko gomurys. Vilko kas? Gomurys. Gomurys. Ir ten jau ne tokia ale komedija, ten jau rimtesnis. Ne, ten yra detektyvas, Max High-end detektyvas. O tai tu tenai filmavais? Jo. Okay. Kaip experiences? Max, ten, aš nežinau, man atrodo, Max ten ir biudžetai visai ten tokie nelietuviški ir man atrodo, kad jo ambicijos labai didelės. Tai jeigu ten pramuš, nemanau. Gal net manau, kad daugiau. Manau, kad toliau. Supratau. Laukiam, žiūrim į BDB tada. Ne tau Martyną tada, Domo Vilčinsko.
Ir dabar dar kitą serialą nufilmavom 10 pasimatymų. 10 pasimatymų. O čia kokios televizijos kieno? GO3 bus irgi. Irgi GO3. Pala, 10 pasimatymų, bet ten... Bet čia rodys po metų tik tai. Bet ten dar iš influencerių kažkas vaidino tokie, kas ten... Nu, ten daug aktorių šiaip. Žinai, Nes ten 10 pasimatymų. 10 pasimatymų. Nu tai va, esmė, abu smarkiai judat. Stipriausi metai, paskutiniai, stiprus metai, kaip visada, tolimesnės perspektyvos, planai, projektai, skambučiai, kas lined up, spektakliai. Darysim pjesę, bet aš čia gal teatre. Darysim pjesę, žinot, The Bruges filmą? The Bruges girdėtas. Jo, tai vat, blemba dabar užkrito esi režisierius. McDonagh, kur dabar paskutinis išėjo filmas, kur du draugeliai saloj ten, kur Oscarus pasiėmė. The Banshees of Inisherin. Plešia, tiek gerų filmų rekomendacijų gausi dabar. The Banshees of Inisherin yra tiesiog, nu tikrai kažkas tokio. Jo. Tai vat to pačio dramaturgo, to pačio režisieriaus pjesę darysim. Nu va teatre kažkaip. Jis filmą padarys. Kieno? Briugės. Taip. Tai šitą jūs darėte? Briugė? Ne, mes Briugės ne. Skriptas ne tas, yra kita pjesė, bet tas pats režisierius. Žinau, gal filmą bandysit. Būtų geras. Jo, tai ką pradžioje šnekėjom, vat ką Petras minėjo, gera dramaturgija, gera medžiaga, reikia tik kažkaip atlikti. Jo, tai ten bus... faina, kai yra gera. Nu taip, yra ką minkyt. Tai bus tokie geri 2000-ieji, biški laikas, toks grįžimas laiku ir rajono panetkės. Rajone gyvena užstrigę du bičiai, kas su jais vyksta ir ten tam tikri tokie santykiai. Tai vat kažkaip laukiu visai šitas toks perspektyvus turėtų būti reikalas. Kas darys, kas režisuoja? Kursiokas mano toks Artiomas Rybakovas. Jo, jisai kažkaip irgi režisūrą paėjo, tai vat, jo, žiūrėsim, kas gausis. Jo. Nes Rybakovas pats toks, pacanas pats iš savęs. Taip. Tai dėl to jis ir pasiūlė, sako, ką mums daryti, nes veiksmas vyksta ten vėl kažkur. Airija, Anglija, sako, ką mums apie tai daryti, darom apie mus. Kas mums įdomu, apie ką mes gyvenom, kaip mes, žinai, vat kieme augom. Petrai, serialai, filmai. Ir... Reklamos? Nėra patvirtinta, tai aš nelabai galiu kalbėti, žinai, čia toks dar yra. Bet kažkas fone vyksta, castingai priešais kameros, Tai tu gali dabar išsprogdinti ir sakyti, paskui, nepatvirtino. Ne. Nu dar Sniego skonis pas mane eina. Serialas šį irgi toksai, va, tai manau, kad turėtų gautis tolimesnė dar tokia tasa viso reikalo, tai... Nežinau, man patinka ten filmuotis, gaunu, taip. Mes beje Gaujų karuose atsimenime, Taip. Scenų turėjom bendrauti. Šiaip, aš dar turiu vieną klausimą iš anksčiau apie etikečių klijavimą klausai. Ar yra lietuviškai rinkai competitionas tarp aktorių? Aš tai su kursiokais kai kur jaučiu tam tikrą konkurenciją, sveiką konkurenciją, bet vat, dėl to, kad man atrodo, pagal amžių yra dar skirstimas ir kažkaip kokiam tu amžiui ir priklauso kaip atrodai. Bet aš jaučiu kartais, kad tai kas ėjo castingą, aš esu kažkada prašovęs castingą, nes sakau, gal tu žinai tavo amžiaus panašių aktorių? Jo, žinau, galiu pasakyti. Tai atspėkit, ar filmavaus filme. Filmavus kolega, viskas gerai, puikų darbą padarė, bet vat, aišku, yra kažkokie tokie, man atrodo, žinai. Aš buvau tau rašęs gal, bet aš nežinau, ar čia didelė tokia tema išsiplės, bet vat, kokius pas mus filmus daro ir vat, padarėm išsivalymą, ne? Mano galva tai puikus filmas ir daug veiksmo, gera intriga. Kodėl tokie filmai nepasiekia didžiųjų ekranų, tarkim, ir kodėl nedaro su daug veiksmo pas mus filmų, o daugiau yra, vat, ten, nežinau, socialinės dramos, ten kažkas, tai tuo pačiu metu, vat, kai teatre pavyko padaryti tokį spektaklį kaip Boksas, kuris sulaukė didelio pasisekimo, nes tai yra veiksminis toksai dalykas. Tai gal čia labiau apie kiną, bet vat, kodėl tai neišsivysto, kodėl filmas, vat, pavyzdžiui, nežinau, ar teko matyti tą išsivalymą, irgi įdomu, nežinau, man jis toks kitoks žanras, jo, gal Emilis Vėlyvis daro panašius dalykus, bet
Bet vat kodėl tai neišsirutulioja į kažkokį tokį didesnį reikalą? Jo, apie išsivalymą žiūrovam priminsiu, kuris yra pas mūsų YouTube kanale truputį žemiau. Tai, aš ten dariau savo darbą, aš atsidariau ten tuos visus, dabar neatsiminsiu, festų aplikacijos puslapius ir ten mes eurų, nežinau, gal 500 sukėlėm, kas yra, adekvati suma, kai kur po Čiriką, kai kur po Pydisą paaplikuoti ir, aišku, ne į Raindance'us, ne į Sundance'us, bet ten Los Angeles Action Movie Film Festival, ten tipo iš tokios serijos, ir kažkokius labiau su vardais, ten Tallinn Black Nights, ten Riga Film Festival ir panašiai, ir galų galiai tos pačius lietuviškus, į Skanoramą submitinom Kino pavasarį ir į Kino šortus. Ir ne, niekur netinka. Ir ateini ir ten, aš galbūt drąsiau galiu kalbėti šitom temom, ateini ir žiūri tą šizoidinį meną visą tą, kur ten egzistencinė gyvenimo krizė apie individo vietą kosmose, kai jisai ten 14 minutės sėdi pievų lankose kažkokiose ir galvoji, tipo, what the fuck, tipo. O tai čia nepasako daugiau apie žiūrovą arba tuo metu trendinančią kultūrą? Trendinančią kultūrą, tai kodėl Kino pavasaris taikosi tenais visokius paltukinius šalikėlius pritraukti? Kodėl Valeras, Serioga, Ingrida ir Božena negali ateiti į Kino pavasarį pažiūrėti Zaibys filmo? Tipo, kinas turi būti kaip ir teatras universalus dalykas skirtas visiems. Ok, pavyzdžiui, o tau pasako, kodėl ne? Ar tai yra tiesiog ne ir viskas, tu daryk su to ne, ką nori? Ar yra kažkoks ten argumentacija, dėl ko tas filmas netitiko jokio žanro? Nes tam tikras festas, aš manau, kad jis turi kažkokį žanrą, kokius filmus ima. Ar ne? Ar čia yra tiesiog... Tai sakau, mes net taikėme tokius specifiškai action film festivalius ir, neišaiškina jo to. Filmas puikus ir nuostabus ir dėkojame už jūsų submissioną, bet dėja ten ne šį kartą tai kitą tipo. Ir tada tu pats maždaug darykis išvadas. Tai šioje situacijoje mes labai adekvačiai išsprendėm, tai ir tu man, Petrai, rašai, tipo, malodėt, seni, kad keliat YouTube'ą. Nes, mano politika tokia, mes įdėjom YouTube'ą ir nusiųstume į ten, ir nediskredituojant kitų autorių, ten šaunuoliai, ten darykit kiną, rinkitės kaip norit savo marketingo strategiją, bet mano atveju, kaip aš traktavau, aš būčiau išsiuntęs ten ar į Kino šortus, dabar ten Vilniaus trumpametražių filmų festivalį, ar į Skanoramą ir ten būtų, gerai, 2 seansai, 3 seansai, kiek ten salėje tų vietų, 1000, 2000 žmonių būtų pamatę, o dabar filmai sėdi bendrai sudėjus 7 štukų peržiūrų. Tai... Aš matau tai kaip pergalę, kračiu. Filmuokit filmus, studentai, jaunimas, kelkit YouTube'ą, vos sprendimas. Neturit kanalo, siūskit man, įkelsiu aš visą. Bosas sėdi. Tai nežinau, neatsakiau į tavo klausimą, bet kažkodėl jisai gal nepakankamai meniškas buvo. Tiesiog, o daug Hebra sakė, tai jau kur antra dalis, arba čia kada pilnas metras, žinai. Nes sprogo ten, žinai, 10 minučių, kas yra trumpas metras. Kodėl? O tai čia bus dar antra dalis, šį serialą darysit? Nes toks, žinai, kabinantis reikalas. Mano paskutinis klausimas yra apie... Kiek spaudimo? Kiek spaudė? Gerai, kiek spaudė? 100 pem. 100 pem. Bum. O kai klausė, kiek spaudė, tai tu čia tipo vieną kartą iš jėgos padarai. Šiaip juokauju, nežinau, aš seniai susitraumau riešą, aš nebespaudžiu štangos daugiau. Randu kaip apeiti. Gerai išsivartėjai. Bet kai spaudžiau 100 pem būdą, aš manau, gal ir daugiau būtų. O pritupi... Opa. Blėt. 100 pem paspaudė. Palaukit. Kiek darai pritupimą? Seniai, kojas mano stiprybė. Stiprybė? 200 įzį. 200? Ja. Kiek aš darau, Su galvoju? apšilimu arba? Aš darau 2 mėlynus, 2, aš 100 kračiu. Per pusę. Normaliai. Svarbiausia, kad kitą dieną skauda. Jeigu skauda, tai į tą pusę. Teisingai. Koks tenais bebūtų, kartais sunkesnis, kartais viskas tų projektų be ribų, kad net atsirinkinėti reikia, žiūrint savo protinę būseną ir užimtumą, aktoriaus gyvenimas, ne? Palinkėjimai pacanams ir galbūt merginoms, kurie galbūt net nesupranta, kaip čia vapši šito aktorium tapti, bet kažkokia tai lyg svajonė, kažkokia mintis kirba galvoje, ką norėtumėt perduoti žmonėms, kurie stovi ant tos lenkščio, stot man čia į aktorinę ar ne? Siūlyčiau stipriai pagalvoti. Nes po to, kai jau praeini viską, tai tada gali sakyti, nebe pirmą dieną straikiai, viskas gerai. Bet pasvarstyt, pasvert, nes labai idealizuojama profesija, kaip ir man ir su Petru antra buvo, tai arba ten, arba aktorinis, nes aktorinis tik easy, 1, 2. Žoskai sunkiai profesija, man atrodo.
Tai pašnekėti su žmonėm, kurie tame yra, dar kažką ir tikrai stipriai pagalvoti. Mano tai toks palinkėjimas. Nu ir pasibandyti prieš, ta prasme, pasibandyti reikia taigi visokių būdų. Kursų, mokyklų. Atvirų durų dienos LMT buvo. Taip, ir visur yra vaidyba, režisūra, visur pasibandyti, su visais pakalbėti. Per tų su Zera pavaidinti. Bet šiaip, jeigu tikrai jauti, kad vat yra tas, tai tada reikia varyti. Tada reikia varyti ir yra žiauriai įdomu, žiauriai sunku. Akadijai 6-7 dienas per savaitę dirbi, gyveni realiai, reikia suprasti, nematysi šeimos draugų. Bet yra labai įdomu, aš negaliu skųstis, buvo geras laikas. Nu ilgainiui, kaip sakėt, kiek jau, 10 metų šitą reikalą auginat, galbūt net daugiau, va dabar va sėdėt, mintis, išvada, verta? Tai ačiū už. Net šitoj, čia sėdim, juokaujam, būna, tarsi geras laikas. Aš tai tikrai sakau, kad verta, bet kiek pereiti reikėjo, tai blemba, nežinau. Ja. Kažkaip dabar jau, kai gali, va taip sakau, tvirčiau stovėti, tai aišku, kad verta. Blemba, tiek vaidinti yra, tiek filmuotis yra, tikrai nesiskundžiu. Pėsda, kaip fainai. Tai žmonės, kurie tai jausmas yra galingas, tikrai. Aфиgenai, aš irgi, kino aikštelę, kaip prisimenu, tiek daug skirtingų žmonių iš tiek daug skirtingų profesijų susirenka vardan, ir teatro turbūt, vardan to vieno tikslo padaryti tą galutinį rezultatą, tą įspūdį žiūrovui, kažkam galbūt pakeisti gyvenimą į gerąją pusę, arba šiaip gerą laiką apturėti. Kaip mes apturėjome ir dabar, buvau, tokį transitioną, tai ačiū Bachūrai, kad atėjot. Ačiū, kad pakvietei, labai faina. Ačiū, kad žiūrėjote epizodą, spauskite subscribe ir followingit vaikinus. Iki. Čiau.